Taip, meilės yra keli lygiai. Yra meilė motinai, meilė tėvui, meilė vaikui, meilė gamtai, aplinkai, meilė tautai. Ir meilė yra kūrėjai. Tai yra aukščiausiam lygiui. Mūsų kūrėjai. Šiskiem meilė kūrėjai yra tas aukščiausias lygis. Taip, kad iki meilės kūrėjai reikia suprasti visus meilės, visas grandis meilės. Žmonės labai tą žodį dažnai naudoja, kai yra meilė ar kai nėra meilės, bet nepriklausomai nuo to, kitas iki susižavėjimą paprastą jie ir mano, kad myli jau, o susižavėjimas yra laikinas. Aš esu kiek tyrinėjęs, esu ištyrinėjęs tokius įdomias priklausomybės meilės, vadinamas. Jausmų, sužadinimo, sakyčiau, kai kurios yra grandis. Yra meilė sąmonės lygyje ir meilė pasąmonės lygyje. Tikroji meilė yra pasąmonės lygyje. O sąmonės lygyje tai yra meilė, kai myli už kažką tai. Už tai, kad jo gražus plaukai, už tai, kad pas ją gražios kojos, už tai, kad jis turtingas, už tai, kad jis su Mersu važinėja, už tai, kad jis karjerą turi, jis gali aprūpinti gyvenimą. Bet nei su Mersu, nei su karjera jo negyvensi. Reikia gyventi su žmogumi. Ir su gražiom kojom negyvensi. Kitas tik pamato, kad yra dar gražesnis kojas. Tada ką daryti? Taip, kad su meilė yra, sakyčiau, ne jumoras yra. Ir meilė yra jausmas labai stiprus, daug žadantis, daug galintis, bet yra labai daug situacijų ir daug atvejų, į kurias papuola žmogus, tas situacijas, tuos atvejais ir suardama meilės deriniai. Tai meilė pasąmonės lygyje, tai yra tikroji meilė. Tai yra toks liaudiškas posakis, sako, merga užmuš, kada nepasakys, už ką tą berną myli. Iš tikrųjų taip ir yra, nežino, už ką myli, jinai myli ir tiek. O jeigu žino, už ką myli, tai jau klaustukas. Ar tikrai ta tikroji meilė yra? Ir meilė, žmonės įsimylėti tikrąją meilę pasąmonės lygyje gali vieną kartą. Aš esu per savo tyrimo praktiką, aš ir pratirnėjęs labai daug žmonių. Ir per savo tyrimo praktiką esu suradęs 2 atvejus pas moteris, kur mes dar pusiau įsimylėjusios tą tikrąją meilę. Ir vienas vyras dar buvo pusiau įsimylėjęs antras sykį. O šiaip jau tai yra, tik yra susižavėjimas. Tai yra ta vadinama meilė sąmonės lygyje. Meilė sąmonės lygyje tai yra, kaip sakiau, myli už kažką tai. Vat sąmonės lygiai labai toks yra geras posakis. Sako, vyrai myli akimis, o moteris myli ausimis. Gražių žodžių prišnekėjo, myli. Ant 3 raidžių pasiuntė, nebemyli. Kaip jis galėjo tai pasiūsti, pasakyti. Jeigu tikroji meilė yra, tai tų 3 žodžių net negirdi. Sako, nu ir kas? Nenuotaikai buvo. Kita draugė sako, kaip tu gali kentėti tokį įžeidimą, o jinai neįsižeidžia. Lygiai taip pat ir vaikinas. Ir kai žmogus gyvena tikrąją meilę, jis gyvena duodančią meilę, o kai žmogus gyvena netikrą meilę, reiškia, tai yra tą susižavėjimą arba meilę sąmonės lygyje, ir jis tai myli, tai nemyli žmogus. Ir sąmonės lygyje meilės jausmas yra laikinas. Tai yra kaip susižavėjimas būna laikinas. Atrodo gražus visko, bet kažką tai įžeidės, jis įskaudino ir viskas, ir jau nebemyli. Ir yra viena problema. Kuomet žmogus yra pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, antras sykį įsimylėti negali. Ir tuomet, reiškia, belieka tik susižavėjimas ir belieka jungti išmintį, tą proto galimybės, kad nors susižavėjimo to meilės sąmonės lygiai nesuardyti. Ir dažniausiai būna taip. Pavyzdžiui, vyras myli žmoną, o žmona jo nemyli. Jai atrodo, kad jisai jos nemyli. Ir pretenzijas reiškia, kad manęs nemyli. O kada pasižiūri, pasirodo, jinai vyro nemyli.
Ir kai žmogus nemyli, gyvena reikalaujančią meilę, tai sako, ne taip atsistoja, ne taip apkabinai, ne laiku apkabinai, kuo tu čia prie manęs lenti ir taip toliau. O kai myli tikrąją meilę, tai tada praktiškai kiekvienas prisilietimas yra toks kaip vidinis pasitenkinimas. Ir kur tik su meilė kas tai daroma, ta meilė puoselėjama, ten yra darna ir harmonija. Kur yra arba vienpusė meilė tik tai, dar vienpusė yra neblogai, arba kur be meilės, reiškia, sistemas, tai tada, reiškia, yra vadinama disharmonija. Yra disharmonija ir ta disharmonija žmonės tiesiog eina griūtis. Taip, kad meilės reiškia ryšius, meilės tą visą grandį ir meilės tuos jausmus reikia mokėti puoselėti ir nereikia užauginti, kuomet to jausmo tikrojo nėra, nereikia turėti sugalvotas meilės. Bet jaunimas dažnai labai yra linkę į tų jausmų išaukštinimą. Pavyzdžiui, merginas įsimylėjo kažkokią tai keistą nuotrauką laiko, papagalint, svajoja apie jį, paskiau sužinojo kažkokią tai informaciją, kažkokią tai pletką, nusivylė, pergyvena, stresuoja, arba sužinojo, kad tas jau artistas apsivedė, arba jau vedęs, dar negalvoja, kad jisai nevedęs, stresuoja. Ir tas stresas dažnai perveda žmogų į griūtį, tą psichologinę dvasinę griūtį, ir žmogus dažniausiai netgi nusivila gyvenimu iki nenoro gyventi. Bet nusivylimas per tą kilnų jausmą nenoro gyventi, reiškia, ta programa pasilieka visą likusį gyvenimą, jeigu žmogus nesupranta, kad tai yra blogai ir neturi tos vadinamas nepermasto ir neatgailauja už tai. Neatsiprašo pats savęs netgi, kad jis nenorėjo gyventi. Žmogaus pati meilė, didžiausia meilė turi būti žmogaus asmenybei, savo asmenybei. Žmogui pats brangiausias pačiam žmogui yra jo kūnas ir jo siela. Tai yra harmonija. Siela reikalinga, kad būtų tvarkingas kūnas, mylinti save, o kūnui reikalinga, kad būtų mylinti siela. Nes meilės jausmas tikrasis eina sielos lygmenyje. O kuomet reiškia meilė yra sąmonės lygiai, tai eina jau kūno išmąstyto proto lygmenyje. Proto lygmenyje yra daugelį galima padaryti, daug galima pakeisti, bet toli gražu sužadinti tikrojo meilės jausmą vien per protą neįmanoma. Per protą galima turėti pagarbą žmogui, jį suprasti, suvokti, bet neturėti to vadinamo tikrojo meilės jausmą ir to tikrojo, kaip vadinama, potraukio viens prie kito, tos jėgos, kurį žmonės užpildo, kaip suvienyje, kaip harmonija. Už tai žmonės turi jaunystėje neišaukštinti ir netgi, sakyčiau, nesvajoti, taip kaip kartais būna. Jeigu merginai vaikinas stovi ryte prieš akis, jeigu vaikinas stovi ir per pietus ir vakare ir net sapnuose, tai sakau, paieškok jame blogų savybių. Pamatysi, kad tos blogos savybės, jos nėra toks jau gerutis, toks jau gražutis, toks jau iš tikro sudėvintas žmogus, kokį įsivaizduoji. Pažiūrėk, kaip jis bendrauja su draugais, pažiūrėk, kaip jis bendrauja su artimaisiais, kokios jo nuostatos gyvenime, kaip jisai mokosi, kaip jis ruošiasi gyvenimui. Ne vien tik tai, kad yra gražiai pasižiūrėję, man nusišypsojo ir viskas. Nes nesu šypsena, nesu pasižiūrėjimo į gyvenimą galės eiti drauge. Reiškia, drauge eiti, reiškia, gyvenimo kelias yra ilgas ir meiliai yra labai daug galimybių sugriūti, suirti. Taip, kad pats meilės, reiškia, jausmas yra antiek subtilus, antiek jautrus, kaip jisai yra sukeliamas mintimis, taip jisai yra naikinamas mintimis. Už tai šiandieną tą meilės jausmą praktiškai, kuomet ateina, pavyzdžiui, poras, kad ateina pas mane konsultacija, aš jį myliu, aš ją myliu lyg ir, o kaip atsižiūriu, nieko ten nėra. Jau meilės jausmas senai pergyventas, dar 18-17 metuose, tas susižavėjimas, kuris išaugęs į galingą meilės jausmą. Ir dabartiniu metu lieka tik tai kažkoks tai toks, sukeltas jausmas, bet jisai nėra tas tikrasis meilės jausmas. Ir dar daugiau, kada draugauja ir kaip, pavyzdžiui, viens palieka mergina vaikiną arba vaikinas merginą.
tai paliktasis pradeda kentėti, jis tada sukelia tokį negatyvų viduje jausmą, kuris ne tik, kad yra kad ne kaip meilės jausmas, jisai jaučiasi kaip įžeistas, įskaudintas, pasijunta tokia sielos skausme ir nuo sielos skausmo vaistų irgi nėra, jokių vaistų nėra, bando gydyti psichotropiniais vaistais, tai reiškia nuo tos vadinamas meilės, tai paskiau dar įveda į psichotropinių vaistų priklausomybę, bet žmogus nenumalšina to. Bet jeigu tas stresas irgi pergyvenamas iki nenoro gyventi, jis irgi pasilieka programa nenoro gyventi. Kunigas Rudzinskas, jisai daug kalba žmonėms, aiškina tematiškai apie egzorcizmą, aiškina apie apsėdimus, aiškina apie žmogaus, kur jisai aiškina, kad didžiausias apsėdimas žmogui tai yra mirties dvasia, kuri didžiausia pavojų sukelia. Nes jeigu mirties dvasia įsikūnija į žmogų, reiškia, ta dvasia, jinai pradeda žmogų vesti tą linkmę. Kitas iki nežinai, kodėl avarija žuvo, kodėl žmogus prigėrė, kodėl kažkoks tai nelaimingas atsitikimas iki sužalojimo ir taip toliau. Tai yra nusivylimas gyvenimo iki nenoro gyventi per nesėkmingą meilę, tai yra įsileidimas mirties dvasios į save. Ir kuomet šitą mirties dvasią įsileista į save, jinai lygiagrečiai veikia su noru gyventi. Ir kaip tik tai nuotaika nukrenta, taip žmogus pasijunta labai negerai, netgi vėl atsiranda kažkoks tai nenoras gyventi. Nenoras gyventi tai yra didžiulė, sakyčiau, klaida, kur žmonės, kai nesuvokia, ir bet koks nusivylimas iki nenoro gyventi yra duotas sutikimas tos mirties dvasios įsikūnimui į save. Ir svarbiausia, kad jeigu tokie buvę jausmai, moteris negali gimdyti sveikų vaikų, o vyras apvaisinti likimo gyvenimą sveikatą irgi taip pat, kad būtų apdovanoti vaikai. Tai yra vaikai su pažeistom programom gimsta. Ir paskiau jie turi problemų gyvenime ir turi problemų gyvenimo eigoj. Pačioj toj gyvenimo eigoj, jeigu įvyksta kai kurie negatyvus tarpusavio tėvų santykiai ir pats žmogus, kuomet pakliūna kažkokias situacijas, irgi neišlaiko. Taip, kad atrodo toks kilnus jausmas, tokie kilnus norai, toks gražus jausmas, meilės jausmas yra, sakyčiau, vienas iš gražiausių ir labiausiai pažeidžiamų jausmų. Ir svarbiausia, kad pergyvena šitą nesėkmingą meilės jausmą, ypatingai, kad nusivylimas iki nenoro gyventi, siela neatsiveria antram meilės jausmu. Tai yra, pas žmogų yra imuninė sistema kūno ir imuninė sistema sielos. Kūnas veda kovą su virusais, bakterijomis, su įvairiom lygom susirgimais, o siela veda kovą su jausmais. Jeigu žmogus pergyvena, stresuoja dėl kažkokių tai problemų iki nenoro gyventi, praktiškai antras sykį tam jausmui siela nebeatsiveria. Žmogus yra labai įdomi asmenybė, būtybė. Šiandieną mokslas daug kur grįžta, reiškia, prie žmogaus tų visų analizės įvairių būdų. Ir šiandieną netgi kas liečia kūną, tai medicina turi labai didelis galimybės, bet medicina yra nepajėgi gydyti žmogaus sielos. O jau sielovados ir sielos gydymo sistema egzistuoja, pasirodo, teologijos mokyme. Teologijos mokyme yra duota visa sistema, tame tarpe kaip žmogui išbristi iš tos bėdos. Tai yra duota atgailos sistema, bet žmonės tos sistemos nenaudoja. Arba tiksliau sakant, nežino tiksliai, kaip jinai veikia ir todėl jos nenaudoja taip, kaip turėtų naudoti. Tai atgailos sistema yra, reikėtų atsiprašyti savęs ir savo reiškia kūną, jeigu tokios mintis buvo, kad praktiškai, kad ta programa neegzistuotų, neveiktų. Tai yra suvokimas, supratimas, kokį blogį padarei savo ir savo būsimoms kartoms, reiškia, galima išsivaduoti. Dar jeigu matai, kad kažkas tai tave kankina, galbūt reiškia per išpažinti, per vadinamą, per atgailą, per tarpininką, galima žymiai stipriau, lengviau įsivaduoti. Daugelis žmonių būna ateina kartais ir pas mane šitais klausimais, kaip reiškia kenčiantys, o paskiau, kada įsiaiškinsiu, pasirodo ta kančia arba silpsta, arba net išnyksta. Ir paskiau žmogus netgi stebisi, kaip jis galėjo sudievinti tą reiškia žmogų, arba tą merginą vaikinas, arba merginą vaikiną, kaip jie galėjo sudievinti, kad praktiškai nėra ko dievinti.
Ir iš viso, kai pasižiūriu, pasirodo, yra žmogus galbūt ne tik, kad nevertas kartu būti draugė, bet nevertas to jausmo. Nes žmogus, kuris nesupranta iš tikro, tas, kuris žmogus įsimylė arba stipriai susižavi, jisai yra kaip apakęs. Jam atrodo, kad yra taip ir ne kitaip. Ir nenori pasižiūrėti. O tas praregėjimas įvyksta po kurio laiko, po kiek, netgi po metų, netgi po 10 metų. Bet tas praregėjimas, ne tik kaip praregėjimas įvyksta, reiškia, žmogus irgi gyvenime bėgant keičiasi. Yra daug įvairių situacijų, kurios keičia žmogaus esybę. Tai yra patį žmogų ir tos esybės pasikeitimas keičiasi žmogaus ir jausmai, ir tarpusavio santykiai, ir vėl labiau tarpusavio, tie vadinami, jausmai. Žmonės nemoka gyventi meilėje. Kadangi žmogus nemoka gyventi meilėje, jie netgi tą tikrąją meilę labai greitai sarda. Apsiveda viskas, atrodo, dar vaikai yra ir nesugeba išlaikyti. To meilės didžiausias naikinimo programos, tos vadinamas, kurios veiksmingiausiai veikia žmogų, kurios labai yra pavojingos meilės jausmas ardymui, tai yra meilė su vaisiaus nužudymas, tai yra abortas, nužudymas iščiose vaiko, arba netgi kažkur tai prisijungimas prie tos programos, reiškia labai galingai veikia žmogaus esybę ir palaidojama meilė po nežudyk nuodėmę. Ir tada, reiškia, praktiškai po truputį atsiranda barniai. Laiko bėgant, reiškia, tie barniai dar daugiau ardo tarpusavio santykius. Ir atėjęs atitinkamai laikotarpiai gyvenimas tampa neįmanomas, kuris priveda žmonės iki skyrybų arba priveda iki rimtų susirgymų, rimtų ligų. Ir jeigu tik yra programos, va šitas programos, kaip sakiau, įsileista dvasia mirties, reiškia, žmonės dažniausiai užbaigia gyvenimą per įvairias ligas. Ir tas arba psichinės ligas susirgymas, arba dažniausiai tai yra per vėžinės susirgymas. Nes programos, kuomet krinta truputį nervai ir atsiranda pyktis, agresija, nepykanta, viens kito atžvilgiu, jinai kaupiasi. Aš ją paskui netgi sankaupas aš pavadinau onkologinė įtampa. Ir ta onkologinė įtampa skatina onkologinės prigimties ligų vystimasi. Ir jeigu tik yra programos, vystimasis eina tolyn. Taip, kad yra daug, reiškia, tų vadinamų dalykų, kurie praktiškai nesuteikia galimybių žmogui, reiškia, toliau tą jausmą savyje palaikyti, tą jausmą puoselėti. Taip, kad žmonės turi suprasti pagrindinį dalyką, kad kaip reikia išlaikyti meilės jausmą. Dar vienas meilės jausmas, reiškia, tai yra neištikimybė vadinama. Kuomet yra neištikimybė, yra antras dalykas, tai, kad neištikimybės metu pasikeičia žmogus. Lytinio akto metu eina pilnas perkodavimas ir žmogus keičiasi, tampa kitokiu. Jos keičiasi suvokimas, struktūriniai deriniai tame tarp ir sielos ir struktūriniai deriniai galvos mąstysenos srityje. Jausmai pakrypsta kažkur kita linkme, susižavėjimo pobūdžio, o jeigu eina į lytinius santykius, tai lytinius santykius eina ypatingas perkodavimas, nes lytinio akto metu yra sielų jungtis, vyro ir moters sielų jungtis, naujos sielos formavimui, naujos gyvybės pradėjimui, tai yra vaikų formavimui sielų derinių ir žmogus keičiasi. Nes kiekviename moters siela ir vyro siela talpina ir vyriškas ir moteriškas programas ir kuomet, reiškia, tie deriniai visi keičiasi, žmogus pasikeičia. Pažiūrėkit, kaip įdomiai. Vyras, pavyzdžiui, namuose gyvena, šeima turi namą, statosi, dirba ten naktį, planai eina, atrodo paskendęs į tą darbą, atrodo jam nieko daugiau nereikės, kaip sudievinęs tą procesą, arba kaip fanatikas. Net naktimis negali užmigti, kad ten tą darys, taip darys, tada nepasisekė, tai nervuojasi, pergyvena, meilužė įsitaisė, nebereikia namą, nebereikia nieko. Įvyko greitis tokia, kad iškentiek pasikeičia. Ir tas meilės jausmas, jeigu yra neištikimybė, iš karto sardo, nes pasikeičia žmogus. Pavyzdžiui, neištikimas vyras pasikeitė, paskiau sėdada su žmona lytinius santykius ir žmona jau pasikeičia, meilužė struktūrinė deriniai užvaldo ir jau šitą žmoną netgi tokios vyro išvaizdos nebemyli.
reiškia, kada tie struktūriniai deriniai, nes jie eina ir plius ir minus, ir susideda labai daugelis grandžių. Kiekvienas žmogus tai yra milijardiniai variantai. Visų struktūrinių derinių, tame nervinių, ląstelės, sveikatos, likimas, sėkmės programos, galimybės žmogaus. Tai šitos galimybės jos antiek reiškia pasikeičia, kad paskiau žmogus jau yra kitoks. O tokio žmogaus, pavyzdžiui, tokia vyra jau ta moteris, kuri buvo nebemyli, tokios moters, reiškia vyras irgi nebemyli. Bet to, reiškia, netgi jeigu moteris pradžioje nepasikeitusi, jis kada pasikeičia jo deriniai, jisai jau nutolsta, reiškia, tai visi jausmai blėsta ir pasikeitusias programas, netgi jeigu nesuėjo lytinius santykius su žmona, reiškia, jau nebėra to jausmo. Tai yra pokyčiai. O štai aš, kai žiūriu, pavyzdžiui, žiūriu 10 Dievo įsakymų, kur duota. Ir kurį įsakymą nepaims, tai reiškia galingas žmogaus apsaugos duris, kaip aš pavadinau, duris nuo paklydimo. Tai yra, nenori, kad blogis ant tavęs užgriūtų visą tą srautų visą laviną, kaip vadinama. Tai netverk durų, netrakim durų paleistuvystėj, netrakim durų žudimui, netrakim durų visiems kitiems vagystėms, nekalbėk netiesos, nevok, nežudyk, nepaleistuvauk. Kur nepasižiūrėsi, visos durys tiesiai parašyta, kad šito nedaryk. Jeigu šitas duris atversi save blogį, kuris tave užgoš. O vat meilės jausmas, šitie dalykai ypatingai pavojingi. Taip, kad meilės jausmas yra antiek trapus, kad jis yra pastoviam pavojuje. Jeigu žmogus nesuvokia, tai nuo šito pavojos nukenčia pats jausmas, o kadangi antras sykį įsimylėti negali, atsiranda problemos. Yra dar vienas toks įdomus, sakyčiau, atvejis, kuris labai dažnai pasitaiko, mergina su vaikinu pradeda draugauti. Ir įsimyli, viens kitą, viskas gražu. Bet kažko tai susipyko ir įsiskyrė laikinai. Gal savaitai, gal 2, o gal netgi porai dienų tik tai. Ir tada yra toks stresas, kaip čia dabar yra. Pergyvena dėl tų skyrybų laikinų ir tas pergyvenimas jau keičia žmogaus derinius. Būna pergyvenimas iki nusivylimą, nemiega naktimis, stresas ir tas stresas irgi keičia žmogų. Ir po to, reiškia, jau eina vėl, atrodo, reiškia, viskas lygiai kaip ir buvo, draugystė tęsiasi, bet jau to jausmo, kuris yra, nėra. Tai yra, antiek yra trapus jausmas, kuris labai nukenčia nuo bet kokios tos vadinamas rimtesnės streso, kuris nukreiptas į tarpusavio santykius. Taip, kad meilės jausmą reikia mokėti branginti. Pirmoji reikia mokėti jį atpažinti, suprasti, suvokti, neduoti jam išsikeroti nepagristą meilės jausmą, ypatingai, kai yra vienpusė meilė. Dažniausiai yra tokie atvejai susitikimuose. Pavyzdžiui, mergina susitinka vaikiną, iš tikrųjų jį įsimyli, o tas vaikinas jau pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą ir tos merginos nemyli. Jam patinka, kad jinai myli, jam patinka, kad geri santykiai, jam patinka daugelis dalykų, bet įsimylėti jisai negali. Ir kadangi jau pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą ir žiūri tą merginą visiškai jau kitaip. Būna kartais, kad po nesėkmingos meilės, pavyzdžiui, pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, vertina daugiau merginą, kad ir jį gali patikti, jeigu dar išvaizda, ir tokias pastangas deda, kad būtų geri santykiai. Būna taip pat ir gražų žodžiai, bet antras sykį įsimylėti, kadangi negali, tie visi dalykai laikui bėgant ir netgi santykiai pradeda prastėti. Ir tada atsiranda problema. Lygiai taip pat būna kaip ir mergina, pavyzdžiui, pergyvenus nesėkmingos meilės stresą, susitiko vaikiną, stengiasi, kad jos irgi šitas nepaliktų, bet ne per meilės jausmą, daugiau per proto suvokimą, per susižavėjimą, per kažkokią tai pagarbų tą jausmą vadinamą ir išlieka toliau. Bet jau tai nėra tas tikrasis meilės jausmas. Tikrasis meilės jausmas gali atsigaivinti tik tada, jeigu yra visavertė atgaila už pirmą nesėkmingą meilę ir jeigu yra suprasta, suvokta ir išsilaisvinta iš tų spastų vadinamų. Būna tokie atvejai ir kuomet žmogus supranta, suvokia, tada jisai gali, būna tokie atvejai, kad jis gali įsimylėti ir antrą sykį, bet būtinai reikia išsilaisvinti.
Taip, kad meilės jausmas, kas liečia jaunystė yra labai žmonės linkę į tuos meilės jausmas. Jaunystėje labai meilės jausmas žmonės šiandieną supainioja su seksu, nes lytinis aktas, kuomet labai stipriai sujungia žmonės, būna kaip jis iki sungia tiek stipriai, kad jie negali nuo vienas nuo kitų nutolti. Bando, reiškia, netgi nutolti, eina lytinis santykis su kitu partneriu, bet grįžta vėl. Yra tas susimaišymas tų vadinamų sielos derinių. Visi sueina tą vadinamą susiriša tą bendrą mazgą, keli meilužiai, kelias meilužės ir paskiau tą pokytį, poveikį turi visam gyvenimui. Buvusiai meilužės ir buvusias meilužės turi visam gyvenimui poveikį. Ir tada atsiranda, kad jau apie meilės jausmą nėra ką galvoti. Tai yra tokie laikini sužavėjimai, gerą žodį pasakė, atrodo, čia jau šitas vėl lyg ir geras vaikinas pradėjo gyventi, o pasirodo, nėra to derinio. Bet to aš žiūrėjau, dar yra įdomus tokie dalykai, pavyzdžiui, vyro ir moters šeimos formavime turi būti suderinamumas. Tai yra, ar dera charakteriai, ar nedera gyventi kartu. Būna, kuomet draugauja, viskas labai gražu, bet kai jis eina į šeimą gyventi, apsiveda nebegražu. Tai yra, pradeda nesugyventi, nesutarti. Tai yra, nesuderinami žmonės gyvenime tarpusavy. Jeigu jie abudu jautrus yra, abudu jautrus ir atviri, tai būna, kad jeigu stiprus jautrus ir atviri, jie net gali susimušti dienos metu nei geriai, nei nieko. Dažniausiai būna taip, kad į šeimas eina vienas ramus, o antras jautrus. Tas ramus neleidžia jautriam, kad jo ant posūkio neužneštų. Kažkur tai emocijas tokias, tai tas ramiai sako, tu čia nepergyvenk, čia nieko nėra. Aišku, tas vis tiek spurda, bet kadangi, reiškia, antrą pusę palaiko tokios ramybę, tai, reiškia, visgi susilaiko. O tas jautrus, kad ramus neužmygtų. Nes jeigu per daug ramus, jam viskas atrodo, viskas nesvarbu, tai tada išklypina, kad jis neužmygtų. Tai yra, dažniausiai būna tokios poros, kurios sėkmingesnės, vienas jautrus, kitas ramus. Bet vėlgi žmogaus charakteris yra kai kurie jautrus būna uždari ir būna jautrus atviri. Ir būna jautrus atviras, piktas, agresyvus, jautrus atviras, uždaras ir jisai dar neturi tos nusivylimą, jis nusivylimą nelinkęs. Bet yra dar žmogaus toks charakterio bruožas kaip puikybė. O puikybė reiškiasi taip, kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju. Ir gyvenime, elementariam gyvenime turi irgi didelės reikšmės tarpusavio santykiuose. Jeigu žmonės nesupranta šitų dalykų, tai būna viena iš klaidų, kurios ardo meilės derinius žmogaus. Bet jeigu, reiškia, yra žmogus, kuris žino informaciją, įsigilinęs, jis valdo kitai procesus. Be to dar yra žmogaus prigimtis ir intuicija. Tie žmonės, kurie užgimė jautrus, jie labai linki greitai susižavėti, pradžioje yra greitai įsimylėti, paskiau susižavėti ir paskiau labai stipriai stresuoti, pergyventi. Tai žmonės, kurie ramesni, jie būna, kad įsimylė lėčiau, bet jeigu įsimylė, tai stipri meilė jas visai kitaip reaguoja. Tai yra, netgi reiškia meilė, kitas iki netgi tyli. Jeigu ramus ir uždaras žmogus, tai jisai dažniausiai tyli. Ir jo meilės jausmas jaučiasi gal per prisilietimą, gal per geranoriškumą tokį. O moteriai nepatinka, kodėl jis nekalba meilės žodžių. Kad aš tave myliu. Jie norisi girdėti, kad aš tave myliu. O jisai iš kuklumo kitas iki net nesako. Vat myliu ir tiek, man geras su tavimi ir tiek. Netgi būna, kai žmonės jau du tokie susėda arba jautrus uždari, jie be žodžių sėdi ir jiems gerai, tylėti gerai. O kai pradeda šnekėti, pasirodo, nebeturi bendros kalbos. Taip, kad suderinamumas yra toks. Mano, reiškia, taip, tyrimo praktikoje, jeigu suderinamumas yra 50%, žmonės ilgai negyvena, skiriasi. Jeigu meilėje yra, tai labai draskosi, bet vis tiek paskiau, reiškia, būna, kad ko gero sardo tos derinius meilės su kūniniu ir įsiskiria. Jeigu suderinamumas yra 60%, gyvena sunkiai, dažnai galvoja apie skyrybas. Bet kai žmogus galvoja apie skyrybas, tai reiškia, jis po truputį tas skyrybas ir užaugina tą vadinamą mintimis, tą savo per minties galę, šitą procesą po truputį užaugina to skyrybų mintį ir ta mintis galų gale būna įvykdoma.
60% yra, kur daug kas skiriasi, bet būna kai kurie dar ir gyvena. 70%, jeigu reiškia ryšys yra suderinamas, žmonės gyvena. Gyvena taip, nėra gerai, bet nėra ir blogai. Galima gyventi. Dažnai būna kitaip pasitaiko, kažkas tai labai žavingai pasižiūrėjo, kažkur tai reiškia, kažkur pakalbėjo, arba ten šokant vyras moterį ant rankų nunešė vietas, o čia taip ant vyras. Tada toks susižavėjimas į kitą pusę, tada jau meilės jausmas pirmajam slenka, krenta žemyn. Tai yra žmonės dėl tokių momentinių atvejų kitas iki sužadina savyje kažkokį tą susižavėjimą be reikalo. Nes jisai praktiškai nėra gyvenime, jis nėra tas, ką žmogus įsivaizduoja. Daugelis žmonių susikuria tokią savyje vadinamą įsivaizduotę, kad meilė atrodo turi taip, vyras turi elgtis taip, moteris turi elgtis taip, bet kada gyvenime to nėra, reiškia pergyvena ir netgi nuvertina antrą pusę. Tiksliau pasakius, žmonės nemoka ieškoti viens kitame gėrio. Žmonės, kai gyvena, jie turėtų ieškoti gėrio. Jeigu žmogus ieško viens kitame gėrio, tai jį randa. Kaip aš ir aiškinu, kad jeigu kaimynas randa tavo žmonoje, ko tu nerandi, kas kaltas, čia vienoje paskaitai sako, kaimynas, ko ieško ne ten, kur reikia. Jeigu kaimynė tavo vyrai randa tą, ko tu nerandi, kas kaltas, irgi kaimynė, ne? Taip, kad yra žmogus, kada ieško blogį, jį randa. Randa esamą, iš tikro, gal žmogus ir teisus, randa tariamą ir randa išgalvotą. Tai svarbiausia meilė, kada žmonės gyvena santarioje, meilė nenukrypti, neieškoti viens kitame blogio, o reikėtų ieškoti viens kitame gėrio. O čia man labai patiko, aš buvau nuvažiavęs į Sveikuolių, tai yra stovykla, jinai yra už Utenos, aš tai minėjau praeitą sykį, ir kada nuvažiavau į tą stovyklą, ten aš paskaitą skaičiau ir vieną dieną tik buvau. Prieš tai įstodinėjo Ayurvedos ten, tai mokytojai, Ayurvedos mokymo, po to įstodinėjo ten toks vyras, irgi iš Ayurvedinis. Ir paskui vėl tai moterį, kuri pirmas iki ten aš tos jos paskaitos negirdėjau, sako, tokį atveju įdomų dalyką. Pasakoja. O Čekuolį visi pažįsta. Jis toks išsilavinęs žmogus, jis paskaitų daug skaito, per televiziją įstoja, ten įvairius apie pasaulio, apie kraštus kalba daug. Tai va Čekuolio žmona sako, užpykau ant vyro ir žinot, sako, taip kaip visuomet būna jausmai užvalda, kad vos ne iki skyrybų. Paskiau aš galvoju, nieko, aš sugrįšiu reiškia atgal. Ir jinai ruošia kepti blynus, tešla maišė ir visą laiką galvoja, koks Čekuolis geras, koks jis protingas, koks jis išmintingas, kaip jis mane myli, kaip aš jį myliu. Neprisimena tą jaunystę, visus tos gerosius, reiškia, bruožus. Ir visą laiką tos, reiškia, blynus kepdama galvoja. Ir galvoja, iškepsi jam blynus su meilė, tai jis tikrai, reiškia, į mane pasižiūrės kitaip. Net dabar jinai, net sako, blynus iškepiau, o mano, reiškia, dar galvos nesibaigė. Kiek jis turi gerų savybių. Sako, blynus iškepiau, o Čekuolio nėra. Aš sako, išeinu darbą, palieku tas blynus. Ir dabar darbe tenai skambutis. Čekuolis skambina. Sako, ką tu padarai su tais blynais? Sako, niekad gyvenime nevalgiau tokių skanių blynų kaip šitie. Tai žmogus, kai su meilė, kai įdeda visai kitokį jausmą, jis įdeda tas vadinamas ir programas tos. Ir tas maistas tikrai tampa, reiškia, visiškai kitoks. Taip, kad yra su meilė, jeigu žmogus į gyvenimą žiūri, aš vyrams pasakoju. Sako, vyrai, jeigu norit, kad žmonos jums neprigamintų pikto maisto, niekuomet negadinkit nuotaikos jums. Ypatingai, kai valgį ruošia, arba iš viso dar geriau. O moterims sakau, negaminkit piktos maistą, nes paskui vyrai, kai primaitinsit, paskui nežinau, ko tas susibaigs. Taip, kad, nes yra dar toks posakis, kad sako, vyrams meilė eina per skrandį, tai yra per valgį. Bet iš tikrųjų dalis tiesos yra, jeigu moteris pagamina su meilė maistą, tas maistas iš tikrųjų tampa visiškai kitoks ir įsisavinimas kitoks ir netgi vyrą atsuka į savo pusę. Nes atsiranda tokie procesai, pavyzdžiui, pas vyrą kažkokia tai moteris susidomėjo arba susižavėjo juo ir jisai susižavėjo moterimi.
Ir tada žmona iš karto ant vyro, kaip tu čia dabar drįsti taip daryti. Kaip tu drįsti kitą žiūrėti, kaip tu drįsti, reiškia, kažką tai. Ir tas pavydo jausmas vidinis, kuris sukyla, jis turi tą negatyvą energetinį tokį srautą ir iš karto, reiškia, atstuminčią veikia nuo savęs tą vyrą. Netgi jeigu žodžiais nekalba, bet jausmas tas sukylęs viduje, jinai tampa nemaloni. Lygiai taip pat kaip ir vyras nemalonus tampa, reiškia, moteriai, jeigu turi tą pavydų jausmą. Ir ypatingai, jeigu dar yra kažkoks tai nedidelis pagrindas tą manyti, tai tada gaunasi taip, kad per jėgą stumia į meilužės glėbį ir pati pergyvena, kad vyras eina tenai. Tai vat, o Čekulienės, reiškia, atvejais yra visai kitoks, reiškia, jinai atvirkščiai nieko panašaus. Čia yra mano ir jis mano, reiškia, ir bus. Ir su meilė gamina, valgydina ir, reiškia, Čekulis stebisi, kad labai skanus blynai. Yra visur pagrindai, aš aiškinu žmonėms, ir kai kurie dalykai tokie, sakyčiau, iš paskaitų, iš informacijos su žmonėmis bendraujant, reiškia, kai gauni, pasirodo, kaip žmonės, kai kurie išmintingai elgesi ir kaip išmintingai galima palaikyti. Jeigu tu nori palaikyti tą jausmą, yra tarp kitko Vedose parašyta, jeigu moteris žvalgosi į kitą, paleido savąjį. Reiškia, kitą pačiups. Tavai. Jau kaip pačiups tada pergyvena, kaip čia dabar galėjo būti. Nereikėjo paleisti savo, bet reikės skanius blynus gaminti. Tad yra, o žmonės atvirkščiai, vat kuomet, reiškia, yra, kaip bendrauja, draugauja, nori tekėti, ištekėti arba ten apsivesti, iš paskos vaikščioja, paskiau išteka, kvaila, kam ištekėjo. Ir iš karto sunaikina visą gėrį, sunaikina, reiškia, pasmerkė žūčiai tą savo, reiškia, likimą, tarpusavio santykių, labai daug, reiškia, įsileidžia tų negatyvų, kurie ardo tos meilės derinius. Ir antra yra, kuomet apsiveda ir jeigu ieško tos darnos, žmonės randa. Ir netgi meilė būna, kur žmonės jau pergyvena nesėkmingos meilės stresas, išaugina ne tą jausmų, o tokią pagarbę meilę viens kitam. Jeigu viens su kitu stengiasi, kad vaikus augina, gimdo, rūpinasi, viens kitam padeda ir ne pretenzijomis, o viens kitą vertina už tas vadinamas pastangas, atsistato lygiai. Ir atsistato meilės tas vadinamas žmonių harmonijos derinys. Ir šitas derinys palaiko, reiškia, tarpusavio, nereikia tada žvalgytis nei kitas, nei kitus. Tarp kitko žmonės per susižavėjimą mano, kad, reiškia, kitoj moteriai ten kažkas ypatinga yra, arba kitas vyras, tačiau kažkas tai ypatinga. Taip sakau, ieško meilės, tos laimės kituose vyruose, kitose moterise. Bet meilės ten nėra. Ir laimės ten nėra. Laimė yra supratime. Supratime va čia, ant kiek žmogus suvokia tą išmintį informaciją, ant kiek jis savo galvoj turi tą visą sistemą, ant kiek supranta tą visą dėsningumą ir ant kiek save kontroliuoja nuo tų kvailų minčių, ant kiek jisai nepažeidžia tarpusavio tų santykių, nepažeidžia meilės darinių ir ant tiek šeima yra harmoninga. Taip, kad visur, kur nežiūrės, reiškia, žmogus turi turėti tą vadinamą neprarasti protą, visą laiką gyventi toj išminty, išmintingai žvelgti į visus dalykus, mokėti vertinti situaciją, o kad mokėti vertinti situaciją, reikia turėti žinių. Tai vat vyro ir moters meilė, jinai prasideda dažniausiai vaikystėje, būna jausmų meilė jaunystėje, o kada žmogus gyvenimą gyvena, yra brandi, tai yra pagarbi meilė. Ir labai gerai, kada iš jausmų meilės jinai perauga pagarbę ir neturi viens kitam tų priekaištų, didžiųjų priekaištų. O didieji priekaištai to tokie yra neištikimybė, nenužudymas vaiko iščiose ir pagarba. Pagarba ne tik tai pat žmogui, bet reiškia pagarba tėvams, tiek vyro tėvams, tiek žmonos tėvams. Yra daugelis atvejų, kuomet, aišku, įsimaišo į tuos visus sukūrius, reiškia, ir labai tų nuodų pripila netgi tėvai, netgi senelė arba mačiutės, tie, kur nesupranta procesų. Jiems atrodo, kad šitas netinkamas jai vyras arba jam netinkama žmona, nesvarbu, kad jie myli, jiems norisi išardyti tą meilės jausmą, bet išardymas irgi tas noras, kuris yra, pavyzdžiui, kilęs pas Anytą arba pas Uošvę, arba pas Šešuvę, arba pas Uošvę, jie irgi turi labai didelį poveikį. Nes tas meilės jausmas, kuris yra, reiškia, tarp jaunuolių, paskiau, kai gyvena, reiškia, jau tarp vyro ir žmonos,
Ir jeigu yra tokios programos, jos, kuomet atsiranda pyktis arba kažkokie tai nesutarimai, reiškia, įsiskverbia į tą tarpą ir kitas iki gali turėti lemiamą reikšmę. Pavyzdžiui, mama nori, kad jos sūnus paliktų tą merginą, o jie apsiveda, gyvena, jau vaikų pora turi ir mamos noras yra įvykdomas. Tada nepergyvena, kaip jis galėjo palikti. O mama sudarė tokią programą ir ypatingai, jeigu moteris labai stiprus mąstysenos lygis moters, o vyro lygis yra to jų ir vaikų, reiškia, ir to žento lygis yra silpnesnis, ypatingai turi poveikį. Tai yra prigimtinis lygis, koksai yra. Nes žmonės nežino, ką daro žmogaus mintis, kokios formuoja programas. Taip, kad yra, sakyčiau, kada žmonės kūrė gyvenimą ir kai sukūrė, reikia laiminti, o jeigu buvo kažkokie tai niuansai tie negatyvus, galbūt netgi ir atsiprašyti ir suformuoti, kad jie tobulėtų, kad tarp jų ir ryšys ir meilė stiprėtų, o neardyti, kad nepatinka, neturėti pykčio. Iš kitos pusės yra taip, jeigu marti neapkenčia anytos, arba žentas uošvio, ir taip toliau, tai yra ardančios. Juk Anyta pagimdė tau vyrą, jinai jį išaugino, tu vyrą myli, tai kodėl tu Anytos nemyli? Reikia suprasti, yra žmonės turi trūkumus, į trūkumus kitas iki nekreipti dėmesio, o su pagarba žiūrėti. Ir jeigu su pagarba žiūri į tą Anytą, ir į tą uošvę, ir tą šešarą, praktiškai visai kitokie santykiai yra. Tai yra žmonių tarpusavio santykių gebėjimas išvelgti irgi taip pat gėrį. Yra kai kada, kai yra kai kurie niuansai, kurie galbūt sunkiau priimtini, bet tada galbūt ir netgi ne kartu gyvenant, bet neturėti pykčio, neapykantas ir smerkimo. Žmogus turi trūkumą, suprasti, kad jis turi, tu jo neišgyvendinsi, bet dėl to nesmerkti ir tada santykiai visai kitokie. Ir kuomet santykiai geri netgi su tėvais ir tarpusavio, tada visai kitokie santykiai gaunasi tarpusavio ir šeimoje, vyro, moters ir vaikų. Čia yra visa harmonija. Taip, kad meilės sistemoje turi būti harmonija. Jeigu norint, kad, meilė įsilaikytų, turi būti palaikoma harmonija. Kita vertus, yra meilė ne tik tai, kad, pavyzdžiui, ten šeimai savo, vaikams meilė tėvams. Tarp kitko, yra gerbk tėvą ir motiną įsakymas duotas, jis nebereikalo duotas. Daugelis atveju, kad kažkam tai kas tai pasirodė, jis ten kaimynei pasakė, o kaimynė dar pergalvojo, dadėjo dar ir kitai kaimynė, o tą dar dadėjo ir jau kad iš tikro tas buvo, o ten to visai to dalyko nebuvo. Bet meilės jausmą labai daug duoda ardymo sistema, tai yra pavydo jausmas. Pavydo jausmas yra priešiškas, ardantis meilės jausmą. Pavydas antrai pusė, o tiek vyro pavydas žmonai arba žmonos vyrui yra labai stipriai veikia. Dar viena yra pavydo jausmą, daugiausia žmonės turi tie, kurie ir jį įsileidžia daugiau į vidų, kuomet jis pats yra neištikimas arba apviltas gyvenime. Tad nepasitikė kitų žmogumi. Šiaip būna žmonės iš prigimties turi tą pavydo jausmą. Vieni būna, kad jie labai silpna turi, kiti turi labai stiprų. Bet jeigu nebuvo duota pagrindo, jis kažkaip tai snūduriuoja tas jausmas. Bet jeigu yra pagrindas, pavyzdžiui, jis pergyvena nesėkmingos meilės stresą, paskui jau nebegali nepavydėti savo žmonai arba žmona savo vyrui. Ir pavydo jausmas būna išaugo iki tokio, sakyčiau, lygio, liguisto lygio, šizofreninio lygio netgi, ir netgi žmonės yra tiesiog labai kenčia. Antra pusė kenčia ir pats žmogus kenčia nuo to jausmo. Taip, kad reikia daugelio tų vadinamų ydų, charakterio bruožų, reikia mokėti save pervertinti ir stabilizuoti tą padėtį išmintingai, įjungti protą ir įjungti kai kuriuos stabdžius. Tai vat moters ir vyro meilė ir meilės vaisius, pats didžiausias meilės vaisius, tai yra vaikas. Už tai jeigu meilėje apvaisinimas įvyksta ir meilė išnešiotas kūdikis išės, vykusią meilę tėvų ir su meilė vaikui, vaikai gimsta tikrai nenuskriausti, o apdovanoti likimo gyvenimą. Ir jeigu jie yra išauginti išmintimi ir meilės jausmu, jie gali ir įsimylėti gražiai ir net nepergyventi. Reiškia, gyvenime nepergyvena to nesėkmingos meilės streso. Ir yra kaip taisyklė, jeigu tėvas arba motina pergyvenus nesėkmingos meilės stresą, vaikai užgimė maždaug tokiam pačiam amžiui ir turi pavojus irgi pergyventi tą patį nesėkmingos meilės stresą.
Jeigu vaikas yra gimęs panašus į tėvą, jeigu tėvas pergyvena per 18 metus nesėkmingos meilės stresą, vaikas, nepriklausomai ar tai dukra, ar tai sūnus, jeigu jis daugiau tėvo struktūrinis derinis paveldėjęs, jo likimas toks pats. Apie 18 metus irgi pergyvena tą vadinamą meilės jausmą ir jeigu jis yra nesėkmingas, gaunasi nesėkmingas meilės jausmas. Būna dažnai, kad tokie atveju, kuomet įsimyli ir jeigu abipusė meilė tvarkinga, reiškia būna, kad net ir apsiveda, bet dažniausiai tai būna įsimylė, kur jau reiškia yra antra pusė nebegali įsimylėti. Tai yra pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą ir paskiau seka tas pats ir šitam jaunuoliui arba šitai merginai. Tai va, taip, kad su meilė yra labai daug tų vadinamų pavojų, o tie pavojai yra labai žalingi, ne tik kad meilės jausmų, bet paskiau be meilės jausmo, kada žmogus gyvena, žalingi visam gyvenimui. Nes yra labai daug įvairių tų vadinamų pasiekmių, kurios persideda savo ir savo vaikus. Už tai žmonės atgilindamėsi, mano knygą, mano informaciją, turi labai gerai peržvelgti tą dalyką, kas liečia meilę vyro ir moters tarpusavio santykius ir meilę. Ir kad išmokti auginti tą jausmą, ne jį ardyti išmokti, o auginti. Už tai netgi aš ir sakau, kad mano knygą skaitant reikia ne išprotėti, o išprotauti. Ir kai supranti tos dalykus, visai kitaip į klausimą žiūri. Kita vertus, reiškia, yra dar ta vadinama meilė tėvams, meilė vaikams. Tėvams meilė yra vaikų tokia, jeigu tėvai gyvena tvarkingą ištikimą gyvenimą, vaikai kaip paprastai myli tėvus, jeigu jie pagimdyti meilė, tai tikrai meilė pagarbi ir meilė labai aukšto lygio vaikų yra tėvams. Bet jeigu tėvai suardo tuos derinius, tėvai nutolsta nuo vaikų. Bet, pavyzdžiui, lytinis santykis meilužė, reiškia, suėjęs lytinis santykis su meilužė arba meilužė, iškart nutolsta vienas iš tėvų, paskui ir antrą nutraukia, vaikai nebegauna gyvybės syvų ir meilės jausmas, ryšys tarp tėvų ir vaikų nutrūksta kaip minimum 50%. Paskiau, kai vaikai sueina lytinius santykius jau suaugę su savo antrom pusėm, arba ten netgi atsitiktiniai lytiniai santykiai, jie dar nutolsta nuo tėvų per pusę, lieka tik kokie 20-25%, tada vaikai nesirūpina tėvais. Reiškia, meilė tėvams išblėsta, bet pirmą žingsnį, reiškia naikinimo meilės jausmą tarp vaikų tėvų padaro patys tėvai per nežinojimą. Nuskriaudžia tos vaikus, vaikai lieka kaip dvasiniai našlaičiai, o našlaičiai jau gyvenimas yra kitoks. Nors tėvai gyvena kartu, viskas atrodo kartu, ir vaikais rūpinasi, augimu ir mokslu rūpinasi, bet jau neturi to, negali duoti to, kas privalu duoti tėvams vaikams. Tai yra, vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą, o siela jau reiškia pakitusias biologinės vibracijas ir nebemaitina vaikų taip, kaip priklauso. Tada atsiranda ir vaikams problemas, ir patiems tėvams problema ta, kad senatvėje paskiau jais gali nesirūpinti jų pačių vaikai. Tai labai ryškus pavyzdys yra Vokietijai. Daugelis tėvų, tai yra vaikų, atiduoda tėvus į senelių prieglaudą arba pasamdo tą vadinamą ekonomą, prižiūrėtoją, ar tai moterį, ar tai vyrą, ir jie, reiškia, rūpinasi vaikais. Jiems moka atlyginimą, atvažiuoja į ketvirtį pasižiūrėti, ar dar tėvas gyvas, neturi to džiaugsmo, kad pažaisti ir su anūkais, ir kažkur pabendrauti, jie lieka kaip gyvenimui nereikalingi. Taip, kad žmonės nuskriaudžia ne tik, reiškia, vaikus, bet nuskriaudžia paskiau gyvenimą galutinai ir save. Ir kartu nuskriaudžia, reiškia, tos programos persiauda ir į anūkus. Tai yra tos programos savybės persiauda į anūkus ir jų gyvenimas, reiškia, ne toks, kaip turi būti. Ir kai žmonės supranta tos dėsningumus, atsistato visa grandis. Yra grįžtamas ryšys. Tačiau kalbėjau apie meilę, taip vadinamas sutuoktinių meilę, tarpusavio santykių tą vadinamą meilę, bet yra meilė ir meilė, kaip sako, Dievo yra meilė. Meilė Dievo eina per meilę jo kūrinyjai. O pats artimiausias kūrinys žmogui, kaip sakiau, žmogui pačiam jo siela, o siela jo kūnas. Tai yra Kristaus mokymai, yra tokie žodžiai pasakyti. Vienas iš mokytojų jiems užduoda klausimą, koks didžiausias įsakymas įstatyme. Kristus atsako, mylėk savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visą savo esybę. Antras lygiavertis šitam, lygiavertis, mylėk savo artimą kaip pats save. Tada iškyla kitas klausimas, o jeigu savęs nemyli, kaip mylėti artimą, lygiai taip pat, tada kas yra meilė savo? Viskas atsigula savo tas vadinamas lentynėlės, visi klausimai, visa seka
Meilė savo tai yra mylėti tas, kas yra dora, šviesu, išmintinga, protinga, kas yra nedora, keistis į dorą ir dar daugiau mylėti, kad sugebėjo pasikeisti, kad sugebėjo išgyvendinti kažkokias tai žalingus įpročius, sugebėjo išvengti kažkokią tai atsitiktinių lytinių santykių. Ir dar yra vienas niuansas, yra reikalinga į tuos dalykus žiūrėti su meilė į save. Ačiū Viešpačiui, kad davė man išmintį, kad aš nepadariau tos kvailystės. O jeigu padarai kvailystę, ačiū Viešpačiui, kad supratau ir kad man daug jėgų tokių kvailysčių nekartoti. Tai išminties ir jėgų ir stiprybės. Tai vat čia yra žmogaus, kai su meilė žmogus žiūri į save ir į savo poelgis, jisai nesuardo savo derinių. Bet jeigu žmogus pradeda save kiekti, koks aš kvailys, ir taip toliau, jis suformuoja tuos derinius negatyvius ir tie negatyvus deriniai ardo jo sielos derinius ir jam paskui nėra sėkmės. Jo gyvenime, likime nėra sėkmės tos, kuri turėtų būti. Taip, kad meilė į save tai yra pats didžiausias dalykas, ką žmogus ko turėtų vengti ir ką turėtų, reiškia, pastoviai savyje kontroliuoti, kad nesunaikintų meilės jausmą savo pačiam. Žmonės dar yra meilės jausmą ir egoizmą, neatskiria to. Bet egoizmas tai yra jausmas, kuris jo niekuomet nepatenkins. Turi gražią žmoną, reikia dar gražesnės, turi gerą mašiną, o kaimyną geresnė, reikia jau tokios, arba dar geresnės, ir taip toliau. Turi likimą neblogą, bet pavydį kažkam kitam žmogui, tai yra ego niekuomet nėra pasotinamas. Tai žmonės šitą ego jausmą, jie mano, kad egoistas, jie sako savimylą. Tai yra nesavimyla, tai yra egoistas žmogus. Ir jo niekada nepatenkinsi. Taip, kad meilės jausmą, meilės patį reiškia sistemas, tos grandžių žydėjimą ir egoizmo pakilusi jausmą reikia žmonės turėtų mokėti atskirti. Tai va, taip, kad mylėti save yra labai tvarkinga ir reikalinga, o egoistų būti yra labai žalinga. Taip, kad nereikia būti egoistu, o būti ta savimylas jausmas, tai mylėti savyje tas, kas yra dora, gražu, šviesu, ir tą dorą šviesą savyje auginti. Taip, kad žmogus pirmoje eilėje, jeigu nori, kad būtų mylimas arba mylėti, turi mylėti pat save. Kai pas mane ateina mergina, pergyvena, kad vaikinas jos nemyli. Pasižiūrė, jos meilė savo tokia, o pretenzijas nepatenkinta savimi, kaip nuo čia kitos sienos ir dar kita tiek. Tai aš klausiu, kodėl tu nori, kad tave mylėtų, kai tu savęs nemyli? Tai taip, sako, kad mano kojas negražios, o vaikinams nepatinku. Aš sakau, kaip tu gali patikti, pritvinkusi šito pykčio, nepyko tas pati savo. Tai čia yra, lygiai tas pats vaikinams irgi yra. Nepatenkintas savimi, nuvertina save, pilnas pretenzijas pats savo, pritvinkęs to, reiškia, jausmų, negatyvių jausmų savo paties atžvilgiu, žmogus yra nemalonus. Aš manėms aiškinu, mano knygoje, kur duota, reiškia, tie du veideliai, vienas tas piktas, o kitas veidas toks ramus ir, reiškia, švytintis. Tai va, žmogus tas, kur piktas, jis nereikalingas niekam, nereikalingas netgi vaikas tėvams, nors jie labai jį myli, bet, reiškia, jis sukelia labai daug rūpesčių. Nereikalingas vyras žmonai toksai, žmona tokia vyrui, tokia, nereikalingas žmogus pats savo ir nereikalingas žmogus nei darbdaviui niekam. Tai yra žmogus, kuris ardo sistemą. Žmogus turi pirmoji eilėje, tai yra susitvarkyti su savo jausmais, su savo išmintimi, su savo, reiškia, būsena. Kad suprastų ir įveikti tą vadinamas negandas, tas psichologinės negandas, savo nervinę tą įtampą, pereiti į tą vadinamą harmoniją ir gerbti save, mylėti už tai, kad sugeba įveikti sunkumus ir sugeba pasilikti to išmintingą ramybę. Tad čia yra žmogus nemylintis savęs negali mylėti kito. Taip, kad kada kalbama apie meilę savo, žmonės turi suprasti, kas tai yra per procesas ir kaip mokėti įvertinti šitą procesą, jį kaip reikėtų gerbti ir tą patį jausmą ir kaip jį išlaikyti, kas beatsitiktų, nenuvertinti savęs. Vat pirmas, kada vaikinas nuėjo su kita mergina, nuvertina save, kad aš niekam tikusi, o geriau pasakyk, matai, koks jisai. Turėjo tokią mylinčią, reiškia, moterį ir nevertas tos meilės. Ir jeigu nevertas, keliauk tada tolyn. Galbūt atsiras kitas, kuris vertas yra šitos mano meilės jausmo ir pasilik ramybėj. Tada neturėsiu to streso, pergyvena visai kitaip, reiškia, netgi meilės jausmas atsinauna kitam žmogui.
O kada stresas yra, pergyvenimas ir savęs nuvertinimas, tai yra labai blogai. Žmogus, kuris nuvertina save iki nenoro gyventi, net nenoro gyventi pasilieka tą programą visą gyvenimą, tai yra įsileidžia tos nevilti, kaip pasakiau, mirties dvasia ir ta dvasia paskiau veikia visą gyvenimą, netgi veikia palikuonis. Nereikia to daryti tiek vaikinams, tiek merginams. Ir netgi paskiau, kada per lytinį aktą eina persinešta informacija į partnerį, iš partnerės arba iš partnerio į partnerį, gyvenimas pradeda visai keistis kitą linkmę. Taip, kad žmonės turėtų labai išmintingai apsvarstyti, žiūrėti, mokėti save kontroliuoti ir mokėti save vertinti, bet vertinti ne per negatyvę informaciją, o per pozityvę. Jeigu supratai klaidą, reikia apsidžiaugti, kad ją supratai. O ne keikti save, koks aš kvailas arba kokia kvailė buvau, kad aš tą padariau. Taip, kad su meilė žiūrinti save yra vienas iš didžiausių galimybių žmogų pakilti į aukštesnį lygį, meilės sistemos lygį ir tenai jau yra kitoks gyvenimas. Dar yra vienas, reiškia, tai yra meilė artimui. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sako, aš tave Dieve, tave myliu, bet neapkenčia kaimyno, neapkenčia motinos, neapkenčia tėvo, dar kažko, tai yra nesąmoningas melagis. Nes meilė Dievo eina per meilę jo kūrinyje. Jeigu žmogus gyvena ir jisai, reiškia, dar vertas gyvenimo, o ne mirties, jame yra tų vertybių daugiau, gyventi negu mirti, ir reiškia tas vertybės, kurias jis turi, reikėtų gerbti, o ką neturi, reikėtų padėti galbūt išsivaduoti iš tų spąstų, į kuriuos jis yra pakliuvęs. Dėl ko net kartais jau ir serga ir turi, reiškia, problemų. Bet šitą dalyką, reiškia, žmonės turi gilintis ir patys, ir iš kitos pusės iš šalies padėti, nesmerkti žmogų, o padėti jam. O tas, sakyčiau, tokie įdomus atvejai buvo, čia kai buvo atkūrimas po tarybinės valdžios, reiškia, tos Lietuvos nepriklausomybės. Ir kai žmonės pradėjo vėl plūstelėjo į bažnyčią, tad moteris stovė, sako, žiūrėk, ir šitas šėtonas bažnyčiai. Reiškia, buvęs sekretorius, kaip jis dabar čia drįsta į tą bažnyčią ateiti. Reiškia, teismas savo teismu teisė žmogų. Sakyčiau, vietoj to sakytų, vat viešpatie, kokia tavo galybė stipri ir jį tu atvedė į bažnyčią. Kaip šaunu yra. O žmogus, reiškia, su neapykanta žiūri. Pyktis neapykanta, jeigu tavyje bajoja, tai yra ne meilė. Tai yra ne tik meilė, ir meilės, kurie jau negali būti. Jeigu sakai, kad Dieve tave myli, tai tik tai žodžiais myli, bet iš esmės to nėra tavo širdį. Ir kada šito jausmo nėra, reiškia, nesi netgi vertas tos visavertės meilės pats savo. Taip, kad žmogus turi mylėti žmogų, turi suprasti, turi mokėti įvertinti situacijas. Kartais galbūt yra, kai žmogus per nežinojimą klysta. Daugelis žmonių šiandieną, kurie ateina pas mane, reiškia, prislėgti problemų, jie pirmoji eilėje tai yra per nežinojimą ir įklimpę tas negandas. Per nežinojimą, reiškia, visų šitų dėsningumų, dvasinės ir fizinės vienovės dėsnių sekos suvokimo, supratimo. Ir kai žmogus nežino, kaip jie veikia, kaip, reiškia, ta egzistencija sistema sukurta Dievo. Ir kai žmogus palaipsniui vis klyst kelius eina, jisai turi problemų. O tos problemas, paskui jis negali tų problemų pašalinti. Dėl to, kad nežino informacijos, nesuvokia tos informacijos ir nežino, ką daryti. Ir žmonės atvirkščiai, kurie įsigilinę į informaciją, kurie įsigilinę suvokia tą sistemą, pradeda suvokti, kuo žmogus giliau suvokia, tuo sugeba geriau pakilti aukštesnį tą vadinamą palaimos lygį, meilės lygį, ir tuo didesnis jis džiugesnį gyvenimą gyvena. Aš vakar, reiškia, grįžau iš Utenos ten, kur buvau, grįžau 1:30. Nes ten ta paskaita, taip gavosi, kad ten su lektoriais kažkoks tai pas juos buvo nesupratimas. Ir paskiau, reiškia, aš sakau, vis tiek važiuoju namo ir išvažiavau jau kur apie 11. Paskiau, kol dar važiavau kaip nors per Uteną, paskiau čia iki Vilniaus. Mašiną dar pastatyti reikia kažkur tai. Ir taip toliau, žiūriu, kad reiškia 1:30. Tai vat naktį važiuoji, atrodo naktis tamsu, bet kai pasižiūriu į tą gamtą, šviesos apšviestas, reiškia, tie augantis medžiai, atrodo, kokia palaima, kokia graži mūsų Lietuva. O žmogus, kuris pritvinkęs nemeilės, jis nemato to grožio. Jau su meilė nebežiūri į gamtą, nebežiūri į Dievo kūrinius. Jeigu tai pasižiūrėti, kitas įkot paveikslą ir nutapyti, tai yra paveikslas, atrodo, jis nieko toksai, bet
jis ne tas, kas yra natūralus vaizdas yra. Ir kai žiūri medžiai, vat jų lapija kokie, jie kaip tie kažkokie tai vazonai sukurti, reiškia, žmogaus. Kaip jie stovi lauke, kokia jų lapija ir tiesiog įdvelkia, vat, kai juos žiūri su meilė šilma, iš jų pusės sklinda tas pats. Ir taip malonu gyventi, malonu važiuoti. Atrodo, nieko ypatingo nėra, o kai važiuoji, netgi statiniai tie, kur ženklai sustatyti, pažiūrė, kiek žmonių darbo, įdėto darbo. Ir tas darbas yra, aišku, kas su meilė, kas su mažesnė meilė, bet darė, kad būtų kažkokia tai harmonija. Kad žmogus galėtų važiuoti, galėtų matyti, galėtų iš to kelio neišklysti. Nes šitie visi stulpeliai, kurie pašviesti, ir labai iš toli matosi, kur posūkiai yra, kokį greitį gali reguliuoti. Tai yra daryta žmogui, kad būtų gerai. Taip, kad žmogus, kada su meilė žiūri gyvenimą, su meilė žiūri gamtą, su meilė žiūri žmogų ir žmogus kitas atsisuka su meilė. Ir lygiai taip pat, kai žmogus tik tai su neapykanta, visų neapkenčia pats savęs, jis atsisuka į jį ir gyvenimas. Jis pritraukia tokią būseną iš kitų žmonių ir tiksliau sakant, pritraukia tokius žmonės. Aš yra tvirtinimas šitas, bet aš kitas iki stebiuosi, kad ant kiek viskas teisingai pasakyta, kad toks pritraukia tokį. Pat mes tarnavom armiją, reiškia, ir pas mus, pas vieną vaikiną dingsta daiktai. Tai, kad dingo pinigai, čia jau pradėjo aiškintis kažkaip, tai ten kažko tai užsikabino ir vieną, kaip armija būna, prispaudžia. O pinigus pavagė, reiškia, žmogus, kuris guli, reiškia, vaikinas, kuris gulėjo prie jo, kartu prie jo lovos, du draugai. Ir iš jo pinigus paėmė ir nuperka saldainių ir jį vaišina užjaučį, kaip jam blogai, kad iš jo pavagė pinigus. O tik kokie, reiškia, tokie įdomus tokie dalykai, reiškia. Bet ten kažkaip tai įsiriškina, ir kaip ten padaro tą visą, reiškia, kareivio teismą, reiškia, jisai prisipažįsta, aišku, ir paskiau išduoda dar 3 vagis. Nors nieks nežino, kad dingsta daiktai, žino, bet, reiškia, jie viens kitą kaip jaučia, kad ir jie sueina į kompaniją, ir jie, reiškia, kažkaip tai, reiškia, atranda bendravimą ir netgi viens kitą palaiko. Tiesiog net nuostaba, reiškia, galvoja, iš kur čia šitaip. Ir jeigu tas būtų, reiškia, nieko nesakęs, tai net nežinotų, kurie, reiškia, pavogė. Ten buvo ir mano laikrodį pavogė, tokį vesną turėjau. Ir paskui tas, reiškia, irgi taip su tuo, kada kalbėjasi. Ir paskui gražino tą laikrodį žmogus, negražino, ten pinigus gražino. Ar laikrodį gražino, nebeatsimenu, kaip ten buvo. Bet faktas toks, kad, reiškia, jie apsijungia, atrodo, kai būktai viens kitą uodžia, kad jis irgi, reiškia, vagis yra. Lygiai taip pat yra žmonės, kurie paleistuvė ir, reiškia, taip pat viens kitą traukia, tiek vyras moterį, tiek moteris vyrą. Labai greit čia eina santykis. Kaip sako, miško paukštis, miškan žiūri. Tai va čia irgi yra, jeigu turi nukreipimą, jeigu iš to nukreipimo jisai nesivaduoja, jisai, reiškia, būtinai bus ir šeimoje toksai žmogus. O štai žmonės turi įdomus dalykai, tai yra pritraukia toks tokį ir gyvenimas eina paskiau toksai. Aš kiek nežiūriu, kiek pas mane ateina, tai įsiskyrusi buvo, tai vėl jisai su kitu vyru, tas vyras vėl toks pats, kaip dar blogesnis už pirmąjį. Ir sukasi grandis, keli vyrai pakeisti, o laimės nėra. Kelios moteris pakeistos, o laimės nėra. Ir būna atvirkščiai, o žmogus, reiškia, yra toks, sakyčiau, gana tvarkingas, atrodo gyvenimą tvarkingai gyvena. Ir netgi neipatingas, o, sakyčiau, netgi išvazas kažkokios neipatingas. Ant moteris ten žiūri, taip biškai kumptelės, vienas petys aukščiau, kitas žemiau. Ir vyras pasvetimas nevaikšto, ir 3 vaikai, ir jie dar nuo gyvena, atrodo. Ir kažko kaip nuostabu, sakau. Taip, kad žmonės yra, į gyvenimą žmonės turi turėti ruoštis gyvenimui ir turėti labai rimtą supratimą, suvokimą. Ir stengtis, reiškia, tų vadinamų taisyklių, tiesų gyvenimo laikytis. Lygiai taip pat kaip vairuotojas. Jeigu nesilaikai taisyklių, reiškia, greitai pakliūsi į spąstus. Bet šiandien atvejais, ne šiandien atvejais, čia praeitą dieną, vaigai. Į mašiną trenkė. Tai jau antras iki tą pačią mašiną. Vaikino policija sustabdė, jisai, reiškia, ten baudą užmokėjusi, pirko, paskui, reiškia, iš to pykčio mašiną ant greičio, paskui rėžėme ir sudaužė, reiškia, kito mašiną savo ir dar atsitrenkė kitą mašiną, reiškia, iš tos vietos. Vat kokie, reiškia, procesai vyksta, bet yra procesai tame darbe ir su programu surišti. Bet žmogus turi žiūrėti į tos dalykus, gerbti ir įstatymus. Būna kartas, kad aš irgi policija sustabdo, reiškia, esu mokėjęs baudą nesikį. Nes kitas įkį skubi,
būdavo ypatingai anksčiau, dabar jau kažkas senai jie mokėjęs esu. Bet reiškia yra, kitas iki galvoja, nu ačiū, kad mane pamokyt, kad aš būsiu išmintingesnis. O tai žinot, gali. Kitas iki tos ribos, peržengiamas ribos, ar ribos peržengtos, reiškia, duoda paskui kažkurias pasiekmes. Tai yra, subadė, kai žiūri to policininką ir žiūri, kad tie policininkai su tavim paskui irgi žiūri į pagarbą. O dabar važiavau Panevėžį, reiškia, kad važiavau į Seikolių per Panevėžį važiuoju, pas mane pasirodo šviesos neįjungtas. Policininkas sustabdo, viskas, reiškia, sako, jūsų šviesos neįjungtas. Aš paėmiau, sako, įsijungkit, sako, jau įjungiau. Sako, galite važiuoti, aš sakau, ačiū. Yra žmogus kartais sumastai, užsigalvoja. O buvom, reiškia, šeštadienį buvom susitikime įdomi. Reiškia, mano motinos ištakų, ten iš jos yra mūsų tokie susitikimai, mano motinas, reiškia, tėvo ir motinos, visa giminė, kai susitinka. Tai yra, galima sakyti, mūsų senelių. Ten yra daug pusbrolių, pusės yra ir visas šitos atžalas irgi labai daug žmonių yra. O dabar buvo, reiškia, jos dar gilesnių ištakų ir netgi atkasta yra iki 1720 metų. Tai yra beveik 300 metų senumo ištakos ir jau 30 yra 10 kartų. Atsikartojame 10 kartų, per kurias, reiškia, gimė vaikai, anūkai, proanūkiai, proproanūkiai ir taip toliau. Tai buvo toks ėjimas, tai ten buvo labai daug susirinkę žmonių, toks pirmas, ten kažkur iš 500, ten gavosi didžiulis turgus. Nu, ten prisistatymai buvo, bet aš, reiškia, to prisistatymą biškai pavėlavau. Bet nežiūrint šitą visą, reiškia, įdomus tokie yra. Ir įdomus yra, kad yra informacija. Žiūrėjau tas, iš kur ištakos išeina, reiškia, paskui mano mama, reiškia, ten jau po kurio laiko, reiškia, yra po kelintom karton ten motinas mama, reiškia, yra gimusi. Tai tas, kur 720, reiškia, visą informaciją apie žmogų ir apie jo žmoną, apie jį patį. Gali visą informaciją nuskaityti. Koks charakteris, kokie bruožai, reiškia, kaip jie sugyveno, koks meilės principas, kaip vaikus pasigimdė tvarkingai ir netvarkingai. Žmogaus informacija neišnyksta. Žmogus, kur gyvenimą pragyvena, viskas pasilieka. Taip, kad jeigu žmogus gyvena meiliai, santarvė, jo ištakos stiprios yra. Ir mes tada kalbėjomės, reiškia, mes kalbėjomės, atpavyzdžiui, mano mamos ištakų. Reiškia, nėra nei vieno teisto. Tai mūsų, reiškia, iš kur ištakos tos išeina, reiškia, iš tų visų. Tai yra, ten Vaitekūnų giminė vadinama, reiškia, nes ne Vaitekūnai tai yra. Ir paskiau ir iš tos giminės, kur ištakos pusbroliai, pusseserės irgi yra kažkur apie 300 žmonių, reiškia, ta giminė, bet nėra nei vieno. Ot mūsų, pavyzdžiui, šeimoje, kada yra mano pagimdė mūsų 8, mano, reiškia, anūkas, mamai 50. Mūsų šeimoje nėra nei vieno mirusio, nei vaiko, nei anūko, nei marčios, nei vieno. Reiškia, visi, kurie, reiškia, į šeimą, visi gyvi gyvena. Ir nėra nei vieno pakliuvus irgi taip pat kažkur tai arba teisto, ar dar kažkur tai. Tai yra stiprios ištakos. Tai yra meilė, kada vedybos įvyksta. O tėtis tarnavo tada ten Pušalo tokiam ir čia už Joniškėlio kirtimė, o tėtis iš Ukmergės. Tai paskui atsivežė žmoną iš tenai, reiškia, savo kaimą, savo tėviškai jau su mergaitė, su dukra. Abudu jauni, abudu, reiškia, meilė vedybos tas yra ir vaikai gyvybė, ir vaikai visai kitokie yra. Jų, reiškia, gyvenimas kitaip susiklosto. Sunkias labai sąlygas buvo, nebuvo mokytis, tame tarpe pinigų nebuvo. Jeigu tėtis atdirbo, kol, kaip sakiau, gavo už metus darbo 16 kg grūdų, tai praktiškai kokias galimybės yra. Kai jau buvo 4 vaikai, paskui gimė dar 4, 8 vaikai. Ir kad išmokinti 8 vaikus šiais laikais yra sunku, o tada ypatingai, reiškia, yra irgi. Nėra už ką nuvažiuoti iki Vilniaus arba kur tu įstojasi technikumą. Bet buvo dar gražiau, reiškia, sesuo baigė technikumą žemės ūkio, agronomų dirbti į Kolūkį, pusę metų atidirba, nei rublio algos negavo. O kokie laikai buvo? Tai reiškia, kaip gyventi? Jinai, kai mokėsi technikume, dar stipendiją gaudavo, o paskiau, reiškia, nuėjęs dirbti, dirba ir Kolūkis neturi pinigų, už ko mokėti, neturi nieko. Tai taip, kad šiandieną, kada žmonės gyvena ir skundžiasi gyvenimu, tai yra labai klysta. Jie sudaro dar tas sąlygas, kad jiems gyvenimas nesisektų. Reikia gyventi su meilė, gyvenimą žiūrėti, su meilė darbą dirbti, su meilė pastangas dėti, neišaukštinti savęs, imtis galbūt kitas iki bet kokio darbo. Svarbu, kad jis būtų tvarkingas ir būtų atitiktų visatos dvasiniams dėsniams ir mylėti save, kad sugebi
ne kažkokia tai puikybė gyventi. Sako, kaip aš eisiu valytoje dirbti, aš inžinierė. Taip, jeigu inžinierė gali, aišku, bet jeigu perinamo laikotarpio gali galbūt ir valytoje padirbti, kad ta puikybė galbūt nubirės biškį. Ir gerbti, reiškia, žmogaus. Vat mano buvo uošvės dėdė, jis grįžęs iš Amerikos. Tai jis sakė, nėra vyriškų ir moteriškų darbų, nėra. Sakė, visi darbai vienodi yra. Tik yra blogi darbai ir geri darbai. Ir žmogus be mokslo, bet išgyvenęs Amerikoje, dirbęs, reiškia, fabrike, užsidirbęs ten pinigų ir, reiškia, atvažiavęs, nusipirko žemės 37 hektarus. O paskui užėjo tarybinė valdžia viską atėmė. Tai dar jį patį ten tampė, kad žmogus paskiau irgi turėjo išeiti iš gyvenimo. Tai yra, susirgo ir mirė nuo tų visų stresų. Taip, kad yra, sakyčiau, yra ir santvarkos, ir viskas, kur yra, jeigu su meilė žiūrima į žmogų, su meilė žiūrima į savo tautą, su meilė žiūrima valdžia, kai jeigu žiūri su meilė tautą, o tauta į valdžią su meilė, o ne su kokiais pykčiais. Tai tada atsiranda visai kitos galimybės vystytis, kurti ir klestėti. Taip, kad žmonės turi mylėti savo kraštą, mylėti savo tautą. Kaip aš Vokietiją, reiškia, nuvažiavęs iš Rusijos, atvažiavęs iš kitos Rusijos vokietis vadinamas, jis pragyvenęs Rusiją, gimęs Rusiją, bet kai leido koliu sugrįžęs. Ir vokiečių kalbos nemoka dar. Jau 5 metai gyvena, niekur nedirba. Ir visą laiką keikia, tai Nemcai. Sako, mes, reiškia, buvom Rusijoje vokiečiais, o čia, reiškia, atvažiavom mums laiko Rusais. Mes ten vokiečiai, o čia Rusai. Ir nei ten vietos nėra. O jų jau vaikai, kurie, reiškia, gerai vokiškai kalba, gerai reiškia mokyklas, kur baigė, ir tarp, reiškia, tos vokiškas pavardės jau mažiau skiriasi. O tie, kurie atvykę, jie labai skiriasi. Netgi tos vokiečių kalbos ir neišmoksta, kaip reikia. Arba jeigu kalba, taip kalba, bet jau matosi, kad jis ne vokietis yra. Tai jie yra kažkokie tai dalimi izoliuoti. Tai ir aš jam sakau, o kodėl tu tą Vokietiją ir vokiečius keiki? Tu gauni pašalpą, jis gauna, reiškia, jis niekur nedirba 5 metai, duota išlaikymą, jis ten gauna kažkiek ten tų, reiškia, tų eurų pašalpą, yra už būtą apmokėta, už telefoną yra skirta atinkama suma apmokėta, pavalgyti yra skirti pinigai irgi limitas, ir jis su tuo limitu jis gali puikiausiai gyventi, jam nereikia nei vokti, nei nieko. Jis tą limitą kasdieną girtas vaikšto ir keikia tos vokiečius. Tai jeigu tu tautoje gyveni ir keiki tautą, tai ką gali ta tauta tą duoti tau? Jeigu tu nieko netgi neimi, tu nepatenkintas, keiksnojimas gyveni. To šiandien irgi, reiškia, yra, Lietuvoje dar yra tokių, sakykime, atsilikusių žmonių. Lietuvai keikia ten dar rusus kai kuriuos, dar netgi, reiškia, kaip reikalauja tos vadinamos ne išpirkos, o kompensacijos. Tie, kurie darė, reiškia, šitos nusižengimus, pačios, reiškia, Rusijos, jie šiandieną jų nėra jau. Ir tie, kurie iš tikrųjų, kas sunaikino, reiškia, Lietuvą, jau daugelį, reiškia, nėra, jeigu yra, tai jau nusenė. Šitie žmonės, kurie šiandien valdžioje yra, jie turi savo didžiulių problemų. Nebūtinai reikia, reiškia, kažkokią taip kovą vesti. Čia yra nemeilė. Nemeilė savo, nemeilė kaimynui, nemeilė, reiškia, iš viso. Jeigu nori, reiškia, gyventi šiandien gyvenimą tokį, žmonės, kai gyvena, pavyzdžiui, tėvai, tai yra vaikai nepatenkinti tėvais. Kodėl tėvai man nedavė? Kodėl ten broliai davė tą, o man nieko nedavė? Arba ką davė, tai šitas nesiskaito, reiškia, turėjo daugiau duoti, už tai jie tėvai yra. Ir čia atsiranda, reiškia, tie, kur žmonės neįskiria pagrindinių dalykų. Pagrindinis dalykas tai yra, sakyčiau, ta vertybė didžiausia, tai yra dvasinė vertybė, nenužmogėti. Ir jeigu tu esi jaunuolis 30-40 metų, tu turi pats susikurti, reiškia, tu turi galvą, tu turi protą, tu turi pats kurti savo vertybės. Bet iš kitos pusės tėvai kartais pridaro klaidą, kada pagimda vaiką, kuris negali surasti savęs gyvenime. O čia irgi, reiškia, yra problema. Bet jeigu žmogus stengiasi, jeigu dvasiniam lygmenį normaliam gyvena, jeigu pastoviai ir stengiasi nenukrypti nuo to pagrindinio kelio, laikui bėgant, kaip sako, per 7 metus nelieka ne vienos tos pačios ląstelės, o naujos atsistato tokia kokia programa. Ir jeigu žmogus su meilė žiūri gyvenimą viską, gyvenimas, pasaulis, viskas atsisuka į jį irgi su meilė. Tada gyventi tampa visiškai kitaip. Tai aš stengiuosi, reiškia, tą dalyką taip pat pats puoselėti ir, sakyčiau, niekiek nesuskurdžiu. Kaip matote, netgi nenukriaušęs visiškai. Nors amžius irgi jau, sakyčiau, kaip pasižiūrėti daugelį, tai reiškia jau irgi yra. Pensininkas tai yra jau pensininkas. Jau sako nurašytas, kad darbai nelabai tinkamas ar kažkam. Savęs aš nenurašau, taip kad
ir meilė kūrėjai. Meilė kūrėjai, sako Dievas, tave myliu, Dieve, o neapkenčia vaiko, neapkenčia sesers, neapkenčia brolį, neapkenčia dar kažko tai. Tai yra nesąmoningas melagis, kuris uždaro daugelio galimybių, reiškia, turėti tą palaimo šviesą iš Dievo dievybės šaltinį. O žmonės, kada į Dievą žiūri kaip į, kaip sakyčiau, kažkokią tai kaip turgui targavojasi, aš tau 10 stevimus, tu man daug mersą, tu man daug mokslą, tu man dar kažką daug, padėk man, reiškia, toj srity, nes man reikia ir tu man tarnauk, bet praktiškai žmonės nežino. Žmogaus, reiškia, yra vertė. Vertė yra tokia, sakau, jeigu tu esi 3 lygio, kaip pagal piramidę žiūrint, ir tu ten prašai kažko tai, reiškia, tu vis tiek daugiau negu 3 negausi. Jeigu tu lygių pakilsi, atsiveria galimybės gauti, atsiveria galimybės suvokti, suprasti informaciją ir, reiškia, ir per tas informacijos suvokimą, supratimą gyvenimą pagerinti, tame tarp netgi materialų gyvenimą pagerinti. Jeigu tu esi 10 lygių, tame palaimo šviesi 10 lygį. Kai žmonės prašo, sako, Dieve duok, Dievas sako, prašom jums. Nuo tavęs nei po vieną spyną nepasislėptų, nieko neuždaryti yra, bet yra biologinės vibracijos. Žmogus, kuris paskendęs į pyktį, neapykantą, jisai pas jį vibracijas visai kitokias. Jisai negali paimti to gėrio iš visatos, negali paimti tos išminties iš visatos. Šiandieną kitas iki stebėsi, kaip, reiškia, žmonės, kurie dirba, reiškia, įkūrė kažkokias tai firmas, išnaudoja kitą žmogų. Į kokias sąlygas pastato žmogų ir nori, kad tas žmogus duotų produktyviai dirbtų ir kad tą produktą pirktų. Pavyzdžiui, maisto pramonė, jeigu žmonės dirba, tie žmonės išsekinti, reiškia, su pykščiu ir dar šefas ir visi šaukia reikia, viskas. Šitas produktas neturės paklausos. A jeigu žmogus suvalgė tą produktą, jiems susuka viduris. Tai jis paskiau nebeperka to produkto, o žmonės nesuvokia. Lygiai taip pat netgi ir tie drabužiai arba kiti daiktai, praktiškai jie turi, aš kalbėjau praeitas iki apie sandaikčius, kalbėjau kaip į programas pasilieka daiktuose. Žmonės turi suprasti, jeigu su meilė žiūri į gyvenimą, su meilė žiūri į mokslą, su meilė žiūri į pasaulį, viskas atsisuka ir žinios, ir galimybės atsisuka visiškai kitaip. Taip, kad žmonės turi visumoje suprasti, mokytojai turi suprasti, jeigu jis su pretenzijom neapykanta žiūri vaiką, tas vaikas negali jo dalyko įsisavinti. Uždaro įsisavinimo galimybės, reiškia, žinių. Jeigu žiūri, reiškia, atvirkščiai su tokia su pagarba ir galbūt stengiasi paaiškinti vaikui taip, kad jisai suprastų ne tik kaip jo dalyko, o gyvenimo tiesas, reiškia, vaikas kitaip žiūri tą mokytoją ir kitaip ta pagarba iš karto atveria galimybės ir kai kurios, reiškia, įsisavinti žinias. Jeigu tėvai, reiškia, su neapykanta žiūri vaikai, kad nesimokai, tu molim atėjęs, tu niekam netinkamas, tau tik tai, kaip anksčiau sakydavo, karvės ganyti, tai ir užprogramuoja tokiam gyvenimui. Ir kitas iki, kai ateina žmonės, žiūri, ant kiek žmonės yra riboti. Pas mane praėjo labai daug žmonių. Ir tai žmonės aukštojų mokslų, bet ribotas mąstymas, visiškai ribotas kai kurių. Kai kurių mąstymas yra geras, lakus. Šiandieną turėjau tokį reiškia. Prieš savaitę ar prieš 2 buvo atėjęs reiškia vyriškis ir jisai atėjęs vienas buvo. Jis gyvena su moterimi, ta moteris turi dukrą, tai dukrai 13 metų. Ir tėvai ten aiškina ar bando knygą skaityti ir pokyčių nėra. Ateina mergaitė 3 lygį, mes kalbamės. Aš tada atėjau, sakau, jūs eikite į kitą kambarį, aš pašnekėti noriu vienas. Kai kuris, reiškia, prodžio jos tos trūkumus vadinamus. Mergaitės tik tai auga lygis, mums bekalbant, mergaitės lygis iš 3 iki 9 išauga. Nereikia jokios korekcijos specialiai kažko tai daryti. Reikia sudaryti, reiškia, toj šviesoj aiškinti. Ir kai aiškini su meilė, su geranoriškumu, galbūt su tėvišku to jausmu tam mažam jaunam žmogui, jisai, reiškia, visiškai kitaip priima informaciją. Už tai ir tėvai turi su meilė žiūrėti vaikus ir su meilė teikti informaciją, o ne su griežtumu, su reikalavimu išreikalauti, su diržu, dar su kažkuo, tai neturi būti šitą. O svarbiausia, tai žmogus turi per suvokimą informacijos, per gebėjimą išmastyti ir kūrybiškai prieiti prie visų klausimų. Tame tarpe gyvenimo esmės suvokimą, supratimo. Bet šitą esmės suvokimą, supratimas, jeigu žmogoje nėra meilės, yra blogai. Bet su meilė yra kai kurie dalykai irgi yra įgimti, kai žmogus negali įsimylėti. Pavyzdžiui, jeigu tėvai eina gyvenimą be meilės, vaikų prigimta be meilės, o tie vaikai dar savo vaikų be meilės, jau 3 karta praktiškai net nebegali įsimylėti iš viso ir sukurti šeimos. Netgi yra tokie dalykai.
Taip, kad žmonės yra, visur sistema yra. Ir kur nepasižiūrėsi. Bet kai kurie paskaitai sako, jūsų visas paskaitos, reiškia, yra, per tą pačią sistemą eina. Teisingai. Bet juk nėra kitos sistemos. Žmogui duota, jo, reiškia, visatos dėsnių, dvasinių ir visų dėsnių suvokimas. Kaip prieinamas prie to klausimo tiek meilės, tiek šeimos formavimo klausimai, tiek šeimos išlaikymo klausimai, tiek vaikų gimdymas, praktiškai egzistuoja tą pačioj sistemai. Kaip atrodo pasižiūrėjus iš šito kampo, iš to kampo, kaip tą sistemą palaikyti, kad jinai būtų funkcionuotų, neštų sėkmę laimę iš kito, reiškia pažiūrėjus iš kito kampo. Tai yra per tą išminties prizmę, kai žiūri, kaip atrodo visi tie dalykai. Ir kai žmonės ateina, jam kitas iki net negali išaiškinti per tą trumpą laiką, negali išaiškinti tų visų esminių dalykų. Nes, pavyzdžiui, aš atrodo nedaug pasakiau apie meilę, pažiūrėk, kiek laiko praėjo. O žmogus, kai ateina, dar jo problemas yra ir jo paties problemas užgyventas, kur iškelia nesėkmės nelaimės eina, kaip jos prasibrauna žmogų, reikia ten išaiškinti. Reikia išaiškinti, reikia ir korekciją atlikti, kad žmogų reikia ištraukti iš to griovio. Ir paskui pasakyti, kaip jis turi, ką jis turi daryti, kad jis vėl atgal negrims. Tad įdomus dalykai yra. Ir įdomus dalykai to, kai žmogui aiškini, žmonės praktiškai kiekvienas žmogus nori gyventi tą tvarkingą, tai yra nori sėkmės, laimės ir sveikatos. Nėra nei vieno, kuris norėtų būti ligonis arba kažkoks nedalingas, nelaimingas žmogus. Visi nori. Bet sudaryti sąlygoj tai sėkmė, laimė ir sveikatai nesugeba. Ir nesugeba ne todėl, kad jie blogiečiai žmonės būtų. Ne. Todėl, kad jie nežino informacijos. O dėl ko štai žmogus pritraukia antrą pusę tokio pačią ir paskiau abudu kenčia. Nes kur yra piktis, kur yra nepykanta, yra priešingas meilės jausmas ir tai yra disharmonija ta, kur suardo harmonija visas žmogus ir atsiranda problemas. Už tai žmonės visuomet turi mokėti kontroliuoti patys save ir neįsijausti į negatyvią informaciją. Neįsijausti tuos negatyvius jausmus ir neieškoti viens kitame blogio. Nes jeigu ieškosi, rasi esamą, kuris tikrai egzistuoja, rasi tariamą ir rasi išgalvotą, kaip tu manai, kad toks žmogus yra, o jis visai toks nėra. Taip, kad reikia išmintingai žiūrėti į patį gyvenimą ir ypatingai išmintingai žiūrėti į kūrėją. Bet į kūrėją, jeigu meilės jausmas yra savo, meilės jausmas aplinkai žmonėms, tautai ir visiems kitiems, ir meilės jausmas yra tai gamtai, Dievo kūrinyjei, tai ir yra meilė Dievui. Juk yra, sakyčiau, dar yra, kas pirmas iki, dar parodysiu, aš dažnai rodau tos paveiksliukus. Yra Japonas vienas mokslininkas, tyrinėtojas, jis nufotografuodavo, kaip veikia žmogų jo mintis, jausmai, žodžiai, kokią neša galią. Kaip žodis ačiū įvairiom kalbom, kokias duoda struktūras. Reiškia, užšaldo vandenį prie atitinkamų tų reiškia jausmų žodžių ir fotografuoja susidariusią ledo kristalo struktūrą. Tarp kitko, šitą eksperimentą daugiau nieks pasaulyje negali pakartoti. Ir pasakysiu dėl tokios priežasties. Pirmoje eilėje jie nesugeba nufiltruoti triukšmo. Vat kaip radijo imtuvas, jeigu nesugeba nufiltruoti triukšmo, jis neduoda švaraus garso. Tai reiškia, ir ten irgi neduoda švaraus vaizdo. Tai reiškia, šitas žmogus turėjo galimybę nufiltruoti tas, kas veikia šalutinius poveikius ir tokiu būdu gaudavo tą vaizdą, ką iš tikro duoda tas žodis, ką iš tikro duoda tas jausmas, ką iš tikro duoda tas muzikos garsas. Tai, o tie, kurie nesugeba to padaryti, jie bando tą padaryti, jiems nieks nesigauna. Nes yra kartu yra tos programos, kurios, reiškia, vyksta vandens užšaldymo metu, tie triukšmai iš aplinkos, kur veikia, dvasiniai triukšmai. Ir tie triukšmai iškraipo tą vaizdą, jie negauna. Kurie matė, jau žino, kurie nematė, aš pakartosiu, kadangi šiandien meilės tema yra, o meilės tema yra čia irgi labai gerai atspindėta, yra iš kitų šaltinių. Tai yra meilės jausmas, kada meilė ir dėkingumas duodavo tokią struktūrą. Aš nežinau, žino šitas mokslininkas, ką nors ar nežino, bet aš žinau iš kito šaltinio. Visatos informacinė energetinė struktūra yra kaip bičių korys. Tai galim pasakyti vieną bičių korio akutį. Jisai ten atliko eksperimentus, plaikino informaciją. Galim bus pakartoti tą filmą, prisiminti, kaip ten kalbam yra. Kada žinai šitą informaciją, tas filmas kitaip atrodo.
Vat japoniškas žodis ačiū. Dėkingumas. Japoniškai. Vat į žodį įprogramuota tokia programa. Matot, kaip įdomi yra. Yra programas, reiškia, kitomis kalbomis ačiū. Vat jos kaip atrodo. Skiriasi. Kiekviena kalba skiriasi. Korėjiečių, kiniečių, japonų, tai yra anglų, kitų. Čia vat yra tam kape, vat korėjiečių, čia prie piršto apačioje. Jis visiškai skiriasi struktūrai negu kad japoniškas. Tai yra ta vadinama harmonija, bet jinai kitokio pobūdžio harmonija arba netgi iškreipta harmonija. Tai yra ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Vat meilės jausmas, kur meilė ir dėkingumas pats gražiausias. Ir jeigu meilė ir dėkingumas žmogus išlaiko, jis yra laimingas. O jeigu jis išlaiko struktūrinis dėsnis kitokis, reiškia, jis yra nelaimingas. Ir jeigu kalbėti apie meilę, meilės jausmą, priešiškas jausmas, tai yra pyktis, agresija. Vat yra apačioj, vat yra, kada, daleiskim, vyras su žmona gyvena santuokoj ir sako, davai statom namą. Davai, vyras ten kažką taip dirba, reiškia, žmona sako, palaikyk, čia reikia prikalti. Žmona padėjo, palaikė, patenkinta, netgi pasibučiavo, kaip apačioj. O čia daryk šitai, kam pasakiau, vyras ant žmonos reikia, arba žmona vyrui reikia, durniau, ką darai. Va, kuo skiriasi, viršus yra pačia, matot. Čia yra harmonija, nėra visai taisyklinga struktūra, bet vis tiek yra šešiakampė, tvarkinga, harmoninga struktūra. O viršui viskas. Bet yra kita struktūra, vat velnės žodis, neša tokią struktūrą. Pažiūrėkit, šviesus vidus, aplinkui juoda ir paskiau šviesa išbarstyta ir dar toliau, reiškia, nutolinta yra. O šitas pyktis... O ką reiškia šviesus vidus? Yra dvasinė šviesa, kurie žmogus sukoncentruota ir nėra išblaškyta. Tai yra dvasinė šviesa ir duoda šviesą atspindį. O čia šitas kuo skiriasi nuo šito paveiksliuko? Lygiai ta pati sistema. Vat velnės yra pyktį nešanti struktūra. Ir čia lygiai taip pat, kada žmogus yra su pykčiu, su komanda duoda, reiškia, su pykčiu vykdyti, lygiai tas pats yra tokia pati. Esmė yra, netgi angelas sargas, vat žmonės, kai gyvena, kitas iki klausia, kas yra angelas sargas? Vat angelas sargas tai yra aplink žmogų ta šviesa. O žmogus, kada gyvena va tokioje harmonijoje, va tas va irgi, va šitam trikampį šviesa yra. Ir aplinkui šviesa, va šita šviesa ir sauga, yra kaip angelas sargas nuo visų sauga dvasinės tamsos elementų. Kai žmogus pradeda pykti, reiškia, iš jo va šitas spinduliuoja ir aplinkui šitą vidinę struktūrinę, vidinį tą aš, kurio žmogus net neįveikia dar sunaikinti savyje. Reiškia, formuojasi dvasinė tamsa. Tai yra angelas sargas, aplink žmogus atsiranda toks laukas, juodas. Ir jisai angelas sargą nutolina 10 metrų, 20 metrų nuo savęs. Tai yra žmogus čia kambarį, o angelas sargas už sienos ten, o čia aplinkui žmogų juoda. Ir jis neturi netgi apsaugos arti esančių žmonių. Tai yra nutolina angelas sargą, kad jis negalėtų apsaugoti. Ir tas yra vidinis pyktis, agresija, nepykantas, kurios sukaupti aplinkui žmogų dariniai. Tai va, yra, reikia nekaupti tų. Už tai pats žodis velnės, kokią griaunamą jėgą neša, lygiai taip pat pyktis, nepykanta, tokią pačią griaunamą jėgą neša. Tai yra priešingas jausmas meiliai. Ir žmonės, kada įsileidžia kuo daugiau šitos informacijos į save, ardo savo ir savo tarpusavio santykius ir meilė viena kitam. Tada atsiranda priešiškumas. Tada, kodėl jis toks šetonas, kodėl toks nevidonas ir taip toliau. Nu ir kadangi su meilė reiškia yra visur ir muzika, ir garsai ir taip toliau formuoja, Bethoveno 2 kūriniai. Tokia struktūra yra. Aš gaila, neturiu tos knygos, kur sunkusis rokas kaip atrodo. Kaip šetono nasrai viena moteris sako. Vat Mozartą vienas iš kūrinių duoda tokią struktūrą, muzika formuoja struktūrinius derinius, garsai. O kur reiškia yra sunkusis rokas, ten netgi yra kaip piešinys nupiešta, kad mato kaip verkianti, kraujuojantį kryžių. Reiškia, tai ta muzika tokia, kuri tiesiog ardančią struktūrą žmogaus derinius tikrai iš žmogaus išspaudžia visą harmoniją sujaukia. Pas mane viena moteris skambina dukra 15 metę, pirmas įknuoja diskoteką ir iš diskotekos atveža paralyžuotą. O šitie bumpsai, blikčiajimai šviesos ir, reiškia, ta muzika, disharmonija, žmogų išbalansavo ir žmogus, reiškia, net paralyžius vyksta diskotekos metu. Štai ką reiškia, netgi šiandien jaunimas. Ir kada jaunimas papuola į tokį muzikos rautą, jisai apkvaista, jisai kažkoks tampa netoks. Tai yra įveda disharmonija,
ta harmonija, kuri buvusi netgi meilės jausmas, reiškia, kai yra, jisai įvedant į harmoniją, žmogus, reiškia, nebeturi tos harmonijos funkcionavimo. Ir vietoj va tokio, kažkokia tai, reiškia, atsiranda visai kitokia. Kažkas tai panašus į va šitą struktūrinį derinį, kur va šitą dvasinę tamsą. Vat kuo skiriasi meilė nuo neapykantos, nuo pykčio, nuo barinio. Ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Ir mintis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Ne tik tarp mūsų, mumyse gyvena. Ir mintis mumyse gyvena. Mes formuojam gyvenimą. O štai turi būti, jeigu mintis su meilė dėkingumu, žmogus tampa šviesus, malonus savo ir kitam. O žmogus pritvinkęs pykčio neapykantos, paskendęs į va tokį srautą, jis nereikalingas nei savo, nei kitam. Nei vyras žmonai, nei žmona vyrui, nei meilės nėra čia, nereikalingas jisai. Taip, kad būkite išmintingi, mokėkite meilės jausmą ne tik tai, kad ugdyti savyje, bet reikia mokėti jį puoselėti, kad jis nebūtų sunaikintas. Nes kurti yra žymiai sunkiau negu suardyti. O štai, kadangi ardyti yra labai lengva, nereikia neišminties nieko, kokią kvailystę galvo šovė, tą kvailystę padarei, o paskui žiūri, kad jau visai gyvenimas kitoks, per tą vadinamą kažkokią tai neatsargumą, o jeigu dar iškėtysia, įkišai koją į spastus, spastai hop ir nukirto koją ir likai be kojos. Tuo ir čia lygiai kažkas tai vyksta procesai panašiai. Kažką tai meilės iš derinių sardai ir meilės jau nėra tos, jau tampa netgi ne meilė, o tampa priešiškumas. Sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Neįsileisti reiškia, kad meilė netaptų tokia. O, taip, kad būkite išmintingi, mylėkite viens kitą, mylėkite pirmaliai save, savo artimą, o per šitą meilę paskeina visai harmonija, visatos su pagarba, ne su priešiškumu. Žmonės kaltina Dievą. Dievas atvėrė netobulai pasaulį, o Dievas labai tobulai pasaulį atvėrė. Ko tu vertas, tą ir turi. Ir kokius vaikus pagimdai, tokią laimę pats turi, patys vaikai. Ir labai sutvarkyta viskas lygis yra. Tai yra žmogui duota kūrėjo galia, jeigu tu kūrėjo dvasinę šviesą, išminti meilę, tu ją turi ir jinai auga. O jeigu tu sardai struktūrinius derinius ir kuri tą dvasinę tamsą, tai ją ir turi. Taip, kad žmogui duotas kūrėjo gyvenimas ir tame lygyje. Esi trečiam lygyje, kai melčiasi Dievą daug. Dievas sako, žmogus gali pasimti trečią lygį informaciją. 5 lygį, 5 lygį, 10 lygį, 10 lygį, 15 lygį, 15 lygį. Ir jis nuostabiai jaučiasi, ir jam atrodo visur pasaulis geras, ir valdžia gera, ir jis pats geras. Sau ir kitiems. Vat būkite geri sau ir kitiems. Su meilė gyvenkite sau ir kitiems. Tai bus viskas gerai. Kokie klausimai? Aš turiu klausimą. Mūsų visuomenė dabar daug šneka, diskutuoja apie abortus. Ir aš norėčiau, kad kažkiek klausytojams šiandien pasisakytų, kiek trumpai, aiškiai, išsamiau, kaip įmanoma tą giluminį suvokimą, ne vien, kad blogai tai yra. Priežastis, pasekmės, abortų ir gilus suvokimas. Matot, yra taip. Žmogaus dominuoja vadinamas pasaulis, šviesusis ir tamsusis pasaulis dominuoja. O šviesaus pasaulio dominavimas tai yra žmogui, tas yra Evangelijos mokymas. Ir ko žmogus neturėtų daryti, ir meilė, ir kiti, ir šilma. O kas liečia abortai, tai yra dvasinės tamsos pasaulio yra išmonė ir rezultatas. Ir už tai reiškia abortai, tai yra galingas išrastas dvasinės tamsos ginklas, kaip suardyti žmogaus ir meilę, ir dorą, ir šviesą. Nes abortas yra ne tik šiaip kaip abortas, bet yra ne tik nužudymas vaiko išėse, tai yra sardymas sielos programų, kurias paveldi vaikai, anūkai, proanūkiai. Vienintelis regeneracijos principas atsistato, reiškia, harmonija, tai yra, jeigu apipusiai meilė apsiveda vaikas, tada, reiškia, mažiau kenkia. Jis atstato kažkokią harmoniją ir gali turėti normalių vaikų. Bet jeigu vienpusė meilė, reiškia, jau nebegali turėti normalių vaikų. Reiškia, jau bus nukrypimas, kur paskiau kenčia patys ir kenčia tėvai dėl vaikų nesėkmių, ligų, nelaimių. Taip, kad abortas yra tamsos jėgos sumastytas, tas vadinamas dvasinės tamsos, sumastytas galingas toks srautas, kur įjungta žmonija ir mano, kad nieko tokia.
Ir jinai taip užvaldžiasi kai kurios sluoksnius. Dabar buvo kaip Delfi informacija, mes į Delfi informaciją norėjom patalpinti straipsnį, kurį parašėm ir pasirodo nei redakcijos, nei Delfi nema. Čia sako, per daug žiauru yra. Norėjom patalpinti straipsnį, kaip abortas veikia į žmogaus likimą, gyvenimą, į jo vaikų gimusių prieš abortą likimą, gyvenimą. Visas, duoti informaciją. Jos nepriima. Man tai netgi kilo šiandien tokia, kadangi jis pasakė, kad buvo Delfi, kiek straipsnį prašyta ir visi, kad ten kiek 70% už abortus ir tik 30 prieš abortus, tai rodo mūsų visuomenės iniciatyvą. Tai iniciatyvumą žmonių, kurie už tą žudimą, už naikinimą ir griovimą savo tautos, savo asmenybę, savo vaikų likimo gyvenimo. Tai yra žmonės nesuvokia. Tai yra žmonės, sakyčiau, gana savotiškai kaip tamsus, bet čia yra užvaldytos jėgos ir jos, žmonėms duoda jėgų, kad reikia kaip kovotojai dirbti už tai. Ir man netgi iškyla toks noras, dabar paimti iš to straipsnį, išrinkti kai kuriuos ir pasakyti, kodėl Delfis neįsileido mūsų sveikuolių klubo informacijos. Reikia atgaminti tą visą ir duoti informaciją šitą ir per Lietuvos rytą paskelbti. Kodėl Delfis visą propaguoja ir 70% propaguoja, kad už abortus, o ta informacija, kuri pakeistų netgi tų žmonių nuomonę, kurie galbūt reiškiasi, tenai suklysdami, nesuprasdami esmės. Ir jinai nebuvo patalpinta, buvo pasipriešinta šitą informaciją. Tai yra pats Delfis yra apriektas, tas, tie, kurie organizavo šitą visą, apriektas dvasinis tamsos, sukūryje. Už tai, žmonės turi mokėti atskirti. Tie žmonės, kurie skaito, žino mano knygą, kurie žino informaciją, ir kai tą Delfį skaito, jie net nenori skaityti to visų. Tų, svaičiajimų, tų kažkokių tai sampratų, tų kvailų. Visi mano, kad čia prisigimdysi vaikų, čia bus blogai, bet kita esmė yra ne vaikų prisigimdysi blogai, o reikia gimdytis vaikus, likimų gyvenime sėkmė, apdovanotis vaikus. Tai reikia žinoti informaciją, reikia ruoštis tam dalykui. Ir čia meilė turi pirmutinę reikšmę. Pačią svarbiausią, tai yra pagrindinė reikšmė yra meilė. Ir jeigu meilė, pastojimas, meilė vaikas užaugintas, meilė vaikas turi gyvenimą. Turi jo apšeito gyvenimą. O jeigu nėra meilės, ar būtina žudyti abortus? O jeigu nėra meilės, per žinojimą informacijos galima atstatyti derinius ir kad vaikas gimtų normalus ir tvarkingas. Bet irgi yra jau sistema. Čia yra kita sistema, kur reikalinga toks irgi savotiškas kaip ritualas. Kaip religinis ritualas per nuodėmių atleidimą, tai religinis ritualas per religinį ritualą, per suvokimą, per išmintį galima sutvarkyti. Antras dalykas, reikėtų dorybės skleisti, o ne vaikų žudimą išsisi mūsų šalyje. Tai čia yra viena iš grandžių, kur, sakyčiau, neturėtų būti. O kiek tikėtina, kad šitas įstatymas galbūt galios ir... Įstatymas, yra šioks toks, bet jisai praktiškai neapsaugo gyvybės augančias iščiasi. Jis tik tai apsaugo, žmogų, kuris gimęs, o būkti duoda teisę į tą vadinamą abortą. Netgi Vokietijai praktiškai, kad ten daromi yra abortai, bet yra pagrindimas, kodėl tu daraisi abortą. Ir jeigu nėra pagrindimo, neleidžia. Lenkai uždraudė, matot, kaip buvo Lenkai, labai pasitarnavo Jonas Paulius II popiežius. Kada jis buvo išventintas į popiežius, Lenkai labai sukrūta. Tarp kitko, Lenkai yra tikinčiųjų tauta, ant kiek jie ten su to tikėjimu bendrauja, bet jie yra tikinčioji ir Lenkas, netikintis Lenkas, tai yra ne Lenkas. Taip, kad jie labai į tikėjimą. Jie tarybiniais laikais, jie visą laiką bažnyčią eidavo ir praktiškai vaikus vesdavo, jų tikėjimas buvo aukštesnė lygiai. O kada Jonas Paulius II tapo, popiežiumi, Lenkai ypatingai, visi pakrypo į tą vadinamą tikėjimą. Ir už tai ten yra, ir jie šito įstatymo neleido įteisinti valstybiniu mastu. Protingi žmonės ir labai gerai darė. Bet Lenkų nereiškia, kad jie nedaro abortų. Lenkai arba kriminalinius daro, arba važiuoja į šitą Kaliningrado sritį, važiuoja į Ukrainą, važiuoja į Lietuvą. Tai čia darosi. Bet yra kai kurie nesupranta, bet kurie žino informaciją, dažniausiai gyvena. Ir todėl pas juos yra kai kurie kiti šitoj srity privalumai šeimose. Mes turim pažįstamų šeimų, tai praktiškai, sakyčiau, gana gyvenimas tvarkingas yra. Aišku, jie per nežinojimą irgi tas yra paleistuvystė, tie seksas vadinamas irgi nežabotas, jie irgi daug kur klysta, bet jau vien tik tai nežudimo vaikų išės, jie daug laimi. Dažniausiai priežastys įvardinima aborto kaip skurdas. Lietuvoje miršta kas antras vardu
Lietuvoje, kaip sakyti, kad vaikų nereikia atiduoti vaikų namus, geriau padaryti abortą. Nu, matot, reiškia skurdas. Aš paaiškinu, kas buvo skurdas, kas buvo tarybiniais laikais skurdas. Kai jeigu tėtis uždirba 16 kg grūdų per metus ir vienintelis, reiškia, buvo ta, kad 60 sarų žemės ir karvytė, iš ko tu galėjai prasimaitinti ir iš bado nenumirti, netgi kai vaikai išvažiuodavo rogutėms pasivažinėti, reiškia, kai kurie basi išlėkdavo, skudarais kojas apsivinioja ir važiuoja. Kai ten tie skudarai nubyra, reiškia, tai basas tempia per ledą rogutės, nes basam netaip slysta. Tas, kur sapavos lysta, reiškia. Ir kaip užaugom, ir visi, reiškia, kažkodėl sveiki, ir ne vienas dabar bijo, kaip tie šiltnami vaikai, šiltnami gėlytės, bet tos gėlytės yra struktūriniai dėliai ne visaverčiai, ir gaunasi problemas, ir vaikai žmogui gyvenimo, vaikai sveikatos lygiai ir visur, išmąstymo lygiai, suvokimo lygiai, ir paskiau griūtis, ta psichologinė griūtis, kuri įtraukia labai į narkotikus, į alkoholį, į tą seksą, ir taip toliau. Netgi jau bažnyčios, kai kurie, reiškia, tie vadinami tarnai pasiduoda, reiškia, šitam dalykui, kaip aš buvau Druskininkuose. Tai viena iš tikybos mokytojų sako, mes buvom kurso kvalifikacijos kėlimo kursas ir aiškinu, reiškia, kad jūs dabar nieko nešnekėkite apie tą seksą. Dabar tokie laikai, visi to seksą užsiminėja, sako, kai pradė aiškinti, kad čia yra blogai, tada nustoja eiti į bažnyčią. Aš sakau, ne apie seksą reikia aiškinti, ne apie draudimą ją reikia aiškinti, o apie sekso pasekmes. Kas po to? Ir tada, jeigu bažnyčia aiškins, pasirems moksliniais duomenimis ir aiškins pamoksluose, atsiras žymiai daugiau, reiškia, kurie nenorės to dalyko daryti. Taip, kad čia ten nėra sėkmės ir laimės, reiškia, suėjimai tie toli gražu ne. Aš aiškinu, reiškia, jeigu vyrai žinotų, kas yra, ką galima gauti lytinio akto metu, ne taip, kad ten AIDS, ne taip, kad programiniai deriniai kaip kinta pas vyrą, paskui kaip jis nutolsta nuo vaikų, paskui žmoną traukia nuo vaikų. Ir visų lygų nesėkminė laimė vėžio programos, kitos lygų nesėkminė laimė programos persideda iš tos meilužės paleistuvės moters. Tai jisai vengtų iš viso. Netgi širvys, kiek jau buvo žmogus ir mėgstantis išgerti, ir tų meilužių turės, ir tas yra parašęs. Tik neški pro šalį viliokė mergelė. Jis jausdavo, kaip būna blogai kartais po tos viliokės mergelės. Taip, kad sakyčiau, šitie dalykai yra išminties kelių žmogus turi eiti, bet pirmoje žmonės yra suklaidinti, nes jie nežino informacijos. O informacija tokia galinga, šiandien informacinis rautas galingas kompiuterinė technika, laikraščiai, žurnalai, televizija, ir tas dvasinė tamsa labai gerai išnaudoja šitas rautą. O mūsų, reiškia, netgi tame tarpe bažnyčia mažai išnaudoja. Netgi mūsų katalikų tikėjimo bažnyčia, reiškia, jinai neina į žmonės. Kodėl neina žmonės, pavyzdžiui, kunigui neleista skaityti paskaitų, ateičiau ir paskaityti paskaitą. Kunigui leista tik tai bažnyčios teritorijai, ten kažką tai daryti, kažkokias tai reiškia galbūt organizuoti. Bet ir tai, kad paskaitą skaityti, jisai turi turėti leidimą, turi viskupą leidimą turėti, yra griežta tvarka. O Jehovos liudytojai, reiškia, yra. Jie puikiausiai, reiškia, žmonės agituoja. Jie eina per žmonės, kalbasi su jais, jiems, reiškia, leista įtraukti šitą. Todėl, reiškia, kai kurie praktiškai sėkmingai to naudojasi. Aišku, ten irgi gerai, nes Jehovos liudytojai yra Dievo liudytojai ir jeigu žmonės iš tikrųjų teisingai, reiškia, tą kryptimį eina, tai čia yra šaunu. Bet iš kitos pusės, jeigu žmogus nėra paruoštas taip, kaip turi suprasti tą tikėjimą, religinį tikėjimą, tai tas, kad žmogus ateina į tą vadinamą religinę mažumą, ar kaip vadinamą sektą, tai jis kitas iki daug ko negauna. Ir dar jo labiau, jeigu žmogus nesuvokia tų visatos dėsnių, tai jisai netgi tą grupę žmonių, jinai būna klaidinga nuvedama. Aš aprašau savo knygą apie vieną adventistų grupę. Moteris vadovauja ir moteris pastoja nuo vyro, sako, daryk vaikui abortą, šitas vaikas nuo velnio. Bet kaip jie maldomis ir pasninkauja ir viskas atrodo gražu, o kada, iškyla, reikia sprendimo klausimą priimti, kad tas vaikas išaugtų sveikas, laimingas, tai nepasmerkia visą religinę grupę, kad tu daryk, kad šitas vaikas nuo velnio. Kodėl tu nuo savo vyro pastoji, kuris nelanko mūsų grupės, tos adventistų. Ir taip toliau. Čia yra, sakyčiau, labai tokie dalykai įdomus, kuriuos, sakyčiau, žmonės neatskiria. Tai yra 10 Dievo įsakymų grupė nesivadovauja. Tai sektos tos, reiškia, sekta tai yra religinė mažuma, jeigu lietuviškai išvertus. Jų yra visokių, yra juodų sektų, yra satanistų sektų ir yra, reiškia, tikinčiųjų. Tai svarbiausia, kad žmonės, reiškia, nepakliūtų tas vadinamas ne visavertės sektas. Bet yra, gali būti, reiškia, žmonių, kurie labai puikiai supranta. Mūsų klubas, reiškia, kur yra, mes praktiškai jokios sektos neorganizuojame. Organizuoju paskaitas, aš skaitau paskaitas įvairiais klausimais, o savo klubą mes pasikviečiam įvairius ir mokslininkų žmonės, ir kunigus pasikviečiam, gydytojus pasikviečiam ir pabendravom.
pasikviečiam žmonės kitokių tikėjimų, reiškia, tai yra žmonės, pavyzdžiui, yra ten krišnaitus pasikvietėm, žiūrim, koks jų, kur jų, koks devizas gyvenimai yra, kaip jie žiūri gyvenimą, kodėl jie taip žiūri ir ką jie štai išlošia ar neišlošia šitą. Yra viskas, reiškia, yra labai įdomi yra. Tai yra žmonių bendravimas. Ir šiandieną, reiškia, kur Jonas Paulius II pradėjo, reiškia, tą žygį, kad suvieninti religijas, tai šiandieną, reiškia, irgi mūsų tas popiežius jau eina tuo pačiu keliu. Ir jis pastebėjo, kaip, jis netgi yra kalbama, kaip yra blogai, nes tarp religinis karas nėra sienų ir nėra tautų. Tarp religinis karas yra pati didžiausia, reiškia, tokia, sakyčiau, ne tik, kad neprognozuojama, ir pati nevaldomas procesas yra. Už tai tarp religinio karo neturi būti. Nes, pavyzdžiui, musulmonų ten ir Anglijoje, ir Amerikoje pilna, reiškia, jų ir Vokietijoje, visur. Tame tarp ir Lietuvoje, reiškia, yra žmonių. Ir kas, kaip, kuria kryptim pakryps, žmogaus, kur, reiškia, psichika nenormali, jų suvaldyti neįmanoma yra. Nors musulmonų tikėjime negalima žudyti kitų žmonių, lygiai kaip ir pas mus. Nežudyk, Dievo įsakymas galioja tenai. O kai kurie aiškina, kad jeigu nužudysi kitą, tai tu būsi išaukštintas prieš Alą. Bet taip nėra. To jeigu ir yra rašytas, bet tik ne Korane. Korane šito nėra. Taip, kad žmonės yra, kurie į fanatizmą metasi, reiškia, jie nori, kad būtų kažkokia kaip Dievo galia. Bet Dievo galia nežudime yra. Dievo galia yra dvasiniai šviesoj, išminty ir meilė. Nes Dievas yra meilė ir labai teisingai pasakyta, o meilė pati harmoningiausia struktūra, žmogus įsimylėjęs eina į harmoniją su visata, jam lengva gyventi. Tai taip, kad reikia gyventi meilį, santarvėj, o visus kitus klausimus tie, kurie darko, meilės dernis, reikia sugebėti atmesti, nepriimti, negyventi jais. O čia tik reikalinga išmintis. Žmogaus tik išminti gali tą dalyką procesą valdyti. Ta turi valdyti kunigai, kaip sakyčiau, kaip keista, nekeista, bet yra, kaip reiškia, pačiam popiežiui reikia atgailauti ir prašyti, reiškia, atsiprašyti prieš to žmonės, kur kunigai, reiškia, užsimėjo kažkokią pedofiliją, iškrypusi, reiškia, lytinę aktų sistemą. Kaip yra, tai tada koks tu kunigas esi? O kodėl taip yra? Todėl, kad kunigus irgi apsėda piktoji dvasia. Ir kada apsėda, reiškia, žmonės toli gražu negali įsivaduoti. Po aukštesnio lygio būna to stipresnės jėgos. Ir jeigu žmogus nepakankamai tvirtas, jis pasiduoda pagundai tai. O tik Kristaus negalėjo sugundyti. Ir pasaulį žadėjo, viską šėtonas tik nusilenk ir pagarbink jį, bet jis nepagarbino. Ir mes neturim garbyti šėtoniško pradų, šėtoniškų minčių, šėtoniškų, o su meilė žiūrėti gyvenimą į tą šviesą. O to šviesos išmintis ir duota, Evangelijos mokyme duota, jeigu tik jie gerai įsiskaityti, suprasti, žmonės daug ko nesupranta tik tai. Jie daugelio teiginių nesupranta, arba supranta ribotai. Čia priklausome nuo kiekvieno žmogaus, kaip jis, ką jis sugeba. Suvokti, suprasti. Už tai pasakyta šventam rašte. Te klauso, kas girdi. Ir jeigu tegu žiūri, kas mato, nes žmogus žiūri ir nemato. Bet kaip šiandien vienas atėjo vyras, aiškiai sako, te prakartėlį, aš matau Kristų tenai. Aš, kaip sakau, žiūrėk, Kristus yra. Sako, tu tai matai, aš jo nematau. Bet vienas mato, kits nemato. Kaip mergelė Marija irgi taip šilvoja, arba reiškia ten, kaip ta dabar važinėja, piligrimai. Aiškiai vieni mato, kai kuriam dienom, o kiti nemato. Iš tos minios gal 2-3 mato tik tai. O kiti sako, nieko čia nėra. Čia kažkoks prasimanimas. Jo regėjimas, aiškiai, tam nesubrendęs matyti tą šviesą, nesubrendęs, aiškiai, iki to šviesos pakeiti. Ir jis, aiškiai, nemato. Bet gerai, kad nors jie kažkiek gerbė arba tiki. Tai irgi gerai. Tiki tą dvasinę šviesą išmintimi ir pats naudoja gyvenimą išmintingai. Tada gerai yra. Nes dvasinių dalykų negalima paaiškinti nei fiziškai, nei kitaip. Jie yra skiriasi. O žmogus supranta tik tai taip. Jeigu aš matau, reiškia yra, jeigu nematau, tai reiškia nėra. O praktiškai, kada ateina žmogus, kaip tik, pavyzdžiui, ateina žmogus, reiškia, aš nematau jo vaiko, nematau nieko, aš sakau, koks charakteris dukros, koks charakteris sūnaus, kaip pagimdyti, kaip iščiasi išnešioti, dėl ko toks charakteris, reiškia, pas vaiką, ką tėvai nusižengimą padarė kokį, kodėl, reiškia, griūtis yra. Ir taip toliau, dėl ko griūtis, jeigu vyras, reiškia, ateina pas mane, bet vyro kaltė, sako, žiūrėk, atmėgų užaptarė, pažiūrėk, ką padarai šeimai. Arba moteris, atmėgų užaptarė, pažiūrėk, ką padarai šeimai. Paprastai žmonių net neklausia, ko tu atėjai. Paskiau tai galia paklausia, ko jūs šiandien atėjai. Kokių klausimų? Sakai, buvo daug klausimų, bet jų neliko.
Būna ir taip. O kai kurie sako taip, atėjo dėl mamos, atėjo dėl tėčio, atėjo dėl kažko. Atėjo dėl sesers vaiko, dėl savo krikšto sūnaus. Būna tokių vairių. Bet praktiškai žmogus mato, kaip jie iškėlė. Ir pasakytų, kad sako, atspėjai, vaiko toks charakteris. Sako, aš nespėjau. Aš juos žiūriu, kaip nuskaitau, koks charakteris yra. Ir jeigu, šito dalyko negalėčiau daryti, šitos knygos nebūtų. Ir šitų paskaitų nebūtų šiandien, kur aš pasakoju. Juk aš ne iš knygų, aš niekuomet neskaitau iš rašto. Kad būčiau susirašęs ir skaityčiau. Vienintelis, kurį raštas, tai yra knyga parašyta, kurią gali kiti pasiskaityti. Netgi kai kurių pavyzdžių aš jau užmiršęs, vis net jų nebepasakoju. Tai yra labai gerų pavyzdžių. Tai va, taip, kad gilinkitės, skaitydami knygą neišprotėkit, o išprotaukit, mokėkit panaudoti gyvenimo praktikoje. Savęs irgi nesmerkit, jeigu randat klaidas. Su meilė žiūrėkit Dievus iki ačiū Viešpatie, kad davai man suprasti šitą išmintį. Suprasti savo klaidą, nesuprasta klaida išnyksta jos ir pasiekmė. Laikui bėgant išnyksta, netgi atsistato sveikata ir iš vėžio žmonės sveiksta. Atsistato lygiai, atsistato šeimos harmonija, atsistato žmogaus, kada suvokimas jis tampa malonus savo ir kitiems. Tai būna perinimas laikotarpis, kuomet reikia pastangų. Nes perinimo laikotarpį, jeigu tik tai šėtonas mato, kad žmogus yra, jau gali iš jo išslysti, tai ten, kur yra jo sukauptas tas turtas, juodosios dvasinės išminties, stenkėsi žmogų įtraukti atgal. Ir daugelį pasiseka sugrįžti atgal. Bet tie, kurie pastangas deda, vis tiek vėliau anksčiau išlipa. Taip, kad ne fanatiškai, o išmintingai, kūrybingai reikia lipti į priekį. Su meilė ir dėkingumu. Nes tam struktūra pati gražiausia, pati harmoningiausia ir prieš meilę ir dėkingumą tamsios jėgos yra bejėgės. Pas mane, reiškia, būdavo, atsimenu, dabar jau senokai nebuvo, gal kokie metai, bet būdavo taip žmogų, kad, reiškia, žiūri, ten kitos būna įsikūnijos tos programinės, kaip programos aš vadinu, tai dvasinės esybės. Ir kaip tik ties jau žmogaus laisvėmis susidaro sąlygas, nebegali žmogui apsigyventi, tai su tokia sako, tu nebejai, kad mes į tave įlysim. Ir tik įsigask. Tai ir tokias manyje. Ir tada iš manęs nieko neliks. O aš tada sakau, ne jūsų, o Dievo valia. Jeigu Dievas leis. Ir iš karto dingsta. Kaip tik tai Dievo vardas iš karto dingsta. Jeigu aš esu vertas, Dievas apsaugos. Ir nėra ko bijoti. Ir žmonėms aš aiškinu, sakau, nebijokit mirties. Jeigu gimeriai, įgimiai, tai ir mirs fizinis kūnas. Bijok numirti nuodėmėjai. Jeigu iš nuodėmės įsilaisvinsi ir mirtis atsitraukia. Kaip įdomiai vyksta procesas. Už tai reikia įsigilinti, ne fanatiškai, o išmintingai ir susitvarkyti. Tai va taip, kad stenkitės gyventi šviesoj, be baimės. Ten, kur reiškia dvasinė šviesa, ten ir baimės vietoje nėra. Nieko. Atsitiko kokia problema, nieko. Gal kaip Rusija sako, eto klūčiamo. Sako, čia gal matyti reiškia to, kad aš nepakliūčiau į tos pastas. Kaip yra netgi ta nesėkminga meilė. O rusų kalboje tokia yra daina, sako, если невеста уходит к другому, то неизвестно кому повезло. Jeigu reiškia ta nuotaka naina pas kitą, reiškia, tai iškeičia, tai neaišku, kuriam pasisekė. Kai pas mane buvo toks vienas biuro viršininkas, jis žydelis sakė, 2 psichuškiai. Ir abudu daužo kamerą, taip pačiai ir daužo galvą į sieną. Vienas sako, kodėl tu nuo mane palikai, o kitas sako, kodėl tu pas mane atėjai. Ir apie tą pačią. Taip, kad yra. Žmogui, reiškia, išveda iš pusiausvyros ir praranda ir pusiausvyrą, protą ir mąstysį. Tai čia, reiškia, kas liečia tokie santykiai žmonių, bet juk ir gyvenimas taip yra. Žmogus bando verslą daryti, jeigu su meilė darai, apgalvoti darai ir jeigu jisai sekasi. Bet jeigu tik tai matai pinigus, bet verslo nemyli, nieks nesiseka. Eisi bankrotą. Jeigu su meilė mokslo žiūri, mokslas pasiduoda. Jeigu ne su meilė, su kažkokias pretenzijom arba kaip apgauti mokytojai, kad gauti geresnį pažymį, nieko to nebus. Savęs neapgausi. Ir dar vienas yra dalykas, sakyčiau, žmogaus negalima išvaduoti nuo jo paties. Jeigu jis pats nori klims, tai jis klims ir toliau jis. Kaip tas paršiukas, o mačiutė ten laukia pirklių, nuprausia gražus, jis vėl krių, vėl bal atsigulė. Tai žmogus taip pat daro elgesi.
kad jo negalime išvaduoti. Jeigu jisai ten linkęs, kaip sako, miško paukštis miškan žiūri, kol jis neturi supratimą, nieko nepadarysi. O kai turi supratimą ir jis nori iš to įsilaisvinti, nėra nieko. Ne alkoholizmo, kad negalėtų išbristi, ne išrūkimo, kad negalėtų išbristi. Jeigu deda pastangas, dar jeigu biški pagalbos, tai viskas. Žmogus susitvarko. Nei paleistuvystės, kad atsisakytų. Dar noriu paklausti, Venckaus harmonizuojantį tą muziką, čia kur Rukliuose, kur buvote, gal galite. Reiškia, Venckaus harmonizuojantį muziką. Yra programos. Muzika, kada yra rašoma ir muzika yra vykdoma, ir jeigu muzika yra harmoninga ir muzika, reiškia, su meilė, ir kokiu su programam, jinai iš tikro veikia ir labai stipriai veikia. O štai yra, žiūrint, kas tą muziką atliko ir kas tą muziką, kokias vibracijos tos muzikas, kas yra per kūrinys. Geriausia, reiškia, tai pirmiausia būna klasika, pat muzikos kūriniai, kaip aš žodžiu, Bethoveno, Mozarto, reiškia, yra kūriniai. Yra dar vienas toks, reiškia, sakyčiau, labai gražus kūrinukas yra, toks, sakyčiau, gana harmoningas. Yra Čaikovskio Gulbežeras. Atrodo, tokia harmoninga, spindinti, reiškia, graži, bet nei vienas iš šitų kūrinių nėra, kur meilė ir dėkingumas, jis tik dalis meilės ir dėkingumo atspindinti. Bet jeigu žmogui, pavyzdžiui, trūksta šitos dalies ir jis išgirsta šitą muziką, jis atgyja. Taip, kad yra, reiškia, ir muzika, jeigu jinai ir turi tą ir grožį, ir vibracijas tas, ir žmogui jo trūksta, jis harmonizuojasi. Muzika, netgi yra gydytojai šiandieną, reiškia, kompiuteriniam programom įveda kompiuterį, kaip koduoti, kad nebūtų alkoholikas. Ir pasirodo, reiškia, tos programos veikia. Aš tikrinau, iš tikro, bet jos įvestos programos žmogaus kaip kodas yra. Pat yra kodai, yra netgi, buvo kažkada tai prabilta prieš gal 10 ar 15 metų apie 24 kadrą. Reiškia, per televiziją. Kas 24 kadras, reiškia, yra įprogramuota reklama. Jos nemato žmogus, bet nori tą pirkti paskiau. Iš vis nedaiktų nieko nemato. Tai yra, netgi buvo kažkokie teisinės bylos iškeltos prieš kažkurios, reiškia, yra tie, kurie bandė, reiškia, tokius dalykus daryti. Tai yra žmogui, yra televizija irgi galingas programuotojas yra. Televizoriai, laikraščiai, žurnalai, visa informacija, reiškia, žmogaus yra programuotas. Kaip žmogus ten programą priima. O štai šiandieną, kadangi tas galingas antplūdis informacijos yra, žmogus turi žinoti pagrindus. Tame pagrindus ir meilės sistema, tame pagrindus, kas ardo meilę, kad nenukrypti kažkokius tai tos krūmus. Ir paskui nepasiklystų tose, reiškia, nežinomose vietovėse. Tai žmogus, reiškia, turi žinoti pagrindus. Už tai dėl ko aš knygą rašau, dėl ko paskaitas skaitau. Nes žmogus, kaip supranta, aš irgi ne viską, aišku, žinau. Bet, reiškia, dalis tą, kur žmogus sužino, jau kitaip žiūri gyvenimą. Nes pas mane, aš kai važinėjau į Latviją, į Estiją, važinėjau į Vokietiją, čia Lietuvoje, į rajonus. Ir būna žmonės tie, kurie žino informaciją, nors 5 metai atgal sužinos, pas jį rodiklį kitokie yra. Buvę pas mane priėmime, jie turi problemą irgi, bet jų rodikliai kitokie yra. O žmogus, kuris nežino, atrodo kaip tiesiog prislėgtas, kaip tuo kažkokį tai, nežinau, didžiuliu svoriu. Jisai